Audioteka Verslui pristato Žmogiškieji iššūkiai. Podcastas apie darbą su žmonėmis. Sveiki, įsijungę Žmogiškųjų iššūkių podcastą, su jumis sveikinuosi aš, Valerija Buzėnienė. Mes tęsime savo įrašų seriją apie personalo atranką ir šiandien turime pakankamai aktualią, sakyčiau, visiems temą. Kalbėsime apie darbo pokalbius ir kaip juos teisingai pravesti. Kadangi kalbam apie personalo atrankas jau 5 epizodą, noriu pristatyti iš karto mūsų rėmėją. Tai didžiausias ir lankomiausias darbo paieškos portalas Lietuvoje CV Bankas. Labai džiaugiuosi mūsų bendradarbiavimu ir šiek tiek noriu papasakoti apie juos. Tikiu, kad tikrai informacija yra aktuali ir daugelis žinote šį portalą. Tai iš tiesų CV Banko lankomumas viršyje 4 kartus kitų darbo paieškos portalų lankomumą Lietuvoje. Ir viena iš jų paslapčių tai yra efektyvus įtraukimas kandidatų į pačią sistemą. Kandidatai gauna savo asmeniškai parinktus darbo pasiūlymus, gauna informaciją, kai kažkas peržiūri jų profilį ir taip kandidatai skatinami grįžti, nuolat atnaujinti savo informaciją, siųsti gyvenimo aprašymą ir tada susidaro ta tokia ekosistema, kur ir kandidatų daugėja ir jie grįžta ten nuolat ir informacija yra atnaujinta ir taip pat darbdaviai turi iš ko rinktis ir tas srautas yra didesnis. Na, aš ir pati asmeniškai iš tiesų turėjau ilgą laiką galimybę lyginti skirtingus kanalus ir CV Bankas suteikia tą srautą, kurio mums visiems labai reikia. Paieškos pastangos mūsų būna pakankamai didelės, tačiau skelbimas visgi išlieka labai svarbus ir kuo plačiau mes galim paskleisti sklaidą skelbimo ir kuo didesnis srautas sugeneruoti, tuo mums yra lengvesnis darbas. Tai šiandien kalbėsim tokia siaura ir plačia tema, darbo pokalbis, ir atrodo tema paprasta, bet tuo pačiu sakyčiau, kad jinai ganėtinai slidi. Kodėl? Todėl, kad visi mano žinantys, kaip pravesti darbo pokalbį, čia nėra rocket science, ne? Tuo pačiu metu mes iš kandidatų taip dažnai girdim, kad ojoj, kas ten įvyko, kokių liapsusų buvo ir kokių nesusipratimų, ne? Tai šiandien norim pereiti per visą darbo pokalbio vedimo, tą sistemą, struktūrą ir susidėlioti akcentus, kaip tai daryti teisingai. Tai su jumis ruošiamės ir pasikalbėjom, kiek iš tikrųjų tos patirties jūs turite, ne? Tai Sigita 15 metų suskaičiavo darbo pokalbių vedimo patirties, Justina skaičiavo pokalbių skaičių, kas labai faina, kai gali prieiti prie tų skaičiukų, tai per 3 metus 480 teisingai darbo pokalbių, tai ačiū labai, kad sutikote ateiti ir pasidalinti savo patirtimi. Pradžiai gal užduosiu tokį klausimą, ar pačiom dažnai teko per savo karjerą sudalyvauti darbo pokalbyje, būti kitoje pusėje stalo? Mažai, labai mažai iš tikrųjų. Gal sakyčiau toks net šiek tiek batsiuvys be batų, nes kai ėjau į darbo pokalbį festo, vajezu kiek buvo streso. Labai daug iš tikrųjų. Nors prieš tai jau buvau dirbusi su darbo pokalbiais, tai labai mažai iš tikrųjų. Tikrai. Aš tai kardinaliai skirtingai, nes aš pradėjau dirbti 12 klasės pabaigoje. Tai ten buvo toks darbas per tėčio pažįstamus, ten žodžiu padirbti labai daug už labai mažai, bet labai fainai, nes ofise. O paskui kažkaip jau studentaudama labai daug tų darbų norėdavau turėti, nes norėdavau, kai dirbau jau savo pinigų turėti. Ir natūraliai būdavo mokslai prioritetas, tai gaudavosi taip, kad dirbu, sekantis grafikas nebesudera su to darbu, keičiu darbą. Žinok, nepameluosiu, bet tikrai 50 pokalbių tai tikrai esu buvus. Gal ir daugiau. Mano, jeigu pasimtumėt save, tikrai nematytumėt, kiek aš tų patirčių turėjus esu, nes nėra prasmės tiek surašyti. Bet tikrai ten nuo prezentatorių, padavėjų, pardavėjų, ten ir viso kito, iki ten tokį HR labiau susibazavau apie 12 metus, 2012 profesionaliai. Tai net ir tada labai daug tų pokalbių buvo. Kas lengviau yra? Kurioj pusėje būti? Oi, tai žinai kada? Turbūt esmė tokia, kad su atrankom, kai daug metų darai, pradžioj tu ten matai, kad labiau save koncentruojasi, nelabai dar kandidatai girdi, bet kai jau įsivažiuoji, kadangi man nuolat to reikėdavo, įgūdžio nepameti, ir jau atrodo tikrai nebėra kažkoks stresas tą pokalbį pravesti, būti to atrankų žmogaus pusėje. Bet kandidatė būti, pavyzdžiui, kai iš motinystės grįžinėjau dabar,
kiekvieną kartą iš naujo stresas, kaip po ilgesnės pauzės į pokalbius. Tai vienas, sakyčiau, toks nuoseklus įgūdis jau žinios ir, kur tu sakai, kad kompetencija mano, bet aš sakau, tas atrankų vedimas. Tai dalyvavimas kiekvieną kartą iš naujo, nes esi toks pats žmogus, kiekvieną kartą bijai. Kuo labiau rūpi, tuo labiau bijai. Aš kartais einu, kur man gal nelabai įdomu, bet mane pakviečia, kad įgūdį, tokį savo patreniruočiau, pažiūrėčiau, ką ten daro tose atrankose kiti, taip, kad pati neužsisukčiau savo burbuliuke. Tai man tai ten tikrai, toks tikrai stresas, bet aš net ir kartais pasakau, kad stresas, tai nežinau. Aš į tą žiūriu kaip treniruotę, kad pataptų įgūdžiu, bet žinau, kad netaps. Nes kiekvieną kartą papauzės iš naujo žmogiškai nerimauja. Jeigu tam pasirodysi. Atrankistai, aš sakyčiau, kad dar kebliau yra pokalbėje dalyvauti, nes tu supranti, kas vyksta, ką daro kita pusė ir tu tada galvoji dar su kita ratą, o kodėl šitą klausia, o kaip čia, ką aš turėčiau atsakyti, o kaip aš pasirodau. Ir tada po to, kas vyksta galvoje, tai čia iš jau. Jo, ko nepasakiau, ko nepadariau, kodėl nepadariau. Bet irgi jau esu išmokus dalykų. Pavyzdžiui, ten klausia, kokie rezultatai. Vieną kartą atėjau, nesugebėjau pasakyti, nors žinau, kad viskas gerai buvo. Vadovas gerai vertino, turėjau šitos rezultatus, bet paklausė, aš nesuprantu, kodėl aš nepasiruošiau. Kai kitus mokau, ūkdau, kaip ruoštis pokalbiui, susakau viską. Kaip ateinu, kodėl aš nežinau atsakymą iš tą klausimą, čia elementaru, aš pati jo klausiu. Tai tada jau prieš kitą pokalbį dabar turiu, vos ne Exceliuką užsivedusi, kur kiekvienoje įmonėje po kažkokių rezultatų užsirašau, ten pasiekiau tą, ten toks pradinis skaičius, toks po to, nes aš kitaip net gaminu, arba neskiriu laiko. Tai tokias higienas savo susidėliojau, ką man daryti iš kandidato pusės, kad aš nebūčiau, kaip skai batsiuvys be batų. Iš tikrųjų jokinga, pati klausiu, bet atsakyti nesugebu. Labai. Okay. Tai norėčiau jau šiek tiek eiti link tos mūsų temos tiesiogiai. Justina, tas gal paklausiu, tiek pokalbių pravedė jau, ar vis dar ruošiesi pokalbiui? Ar ruoštis pokalbiui būtina ir kaip tą reikėtų padaryti? Mano akim būtina. Ir pati ruošiuosi tai kiekvieną kartą, nes mano pati pirma klaida, ką tu gali padaryti, tai ateiti nepasiruošęs. Ta prasme, kai tu įsivaizduoji, kad tu viską žinai, čia pameni apie kandidatą, nepasiskaitai jo CV, čia iš vis atrodo, bet būna kartais taip. Tai visiškai būtina ruoštis. Dar iš to pasiruošimo dalyko, ką paakcentuoti norėčiau, tai susiderinimą su samdančiu vadovu, kaip jūs vesite kartu pokalbį, nes tikrai esu buvusi ne kartą, ypač su galbūt naujais vadovais, kur kažkoks visiškas chaosas tas pokalbis. Toksai aš kaip ir žinau, atrodo, ką man reikia daryti, jisai kaip ir žino, bet mes nesusitarėm taip žodis į žodį. Ir kandidatas vis tiek mato tą pasimetimą tarp mūsų, tai visada ruošiuosi tikrai. Tai kaip ruošiesi? Kaip atrodo tavo pasiruošimas? Kadangi aš pati darau ir kandidatų screeningą, ką pati kalbinu, tai man šiek tiek yra paprasčiau, nes aš jau apie kandidatus žinau, tai aišku pasiskaitau CV, pagalvoju, ką man svarbu pasiklausti. Žinau, ko mes ieškom, kur kandidatas gali turėti kabliukų, ką man svarbu tai aptarti su tuo kandidatu. Ir aišku, susiderinam su samdančiu vadovu, kaip mes vesim pokalbį, ar duosim kažkokį techninį taską, ar kada duosim atsakymą, ar bus antras tai etapas, nes man labai svarbu kandidatui sukurti saugią aplinką, kad jisai ateina, jisai žino, kokie bus etapai, ar bus kažkoks techninis pokalbis, ar bus antras pokalbis, ar bus kažkoks testas, kad viskas būtų sklandu iš tikrųjų. Tai tiek aš noriu prieš procesą jau žinoti, kas bus ir aišku, basicas kandidato CV. Sigita, jeigu mes kalbėtumėme apie samdantį vadovą, koks jo turėtų būti pasiruošimas prieš pokalbį? Man turbūt svarbiausias dalykas, ką aš visada akcentuoju, yra, kad vadovas labai tiksliai žino, ko jis ieškos, nes jisai lūkestį ne tik savo formuoja prieš atranką, bet ir atrankų žmogui, kuris jam padės. Ir kad jis ištransliuotų tikrai tai, ko jis ieško, kad paskui nebūtų tokių, bajeriukų, kai mes po pokalbio susitinka ir man atrodo, kaip gerai tinka, nes atitiko visus reikalavimus, ką tu įvardinai, o vadovas sako, ne, bet tas nepatiko tas, bet mes net apie tai nekalbėję buvom. Ir aš galėjau tos dalykus tikrinti, o ne tiesiog kažkoks subjektyvus jausmas, kad kažkas nepatiko. Tai labai daug akcentų iš tikrųjų dedu, kad labai aiškiai savo įvardintų, ko jis ieško. Jeigu žmogus išėjo, ar tikrai ieškai kopijos tokio, koks išėjo, ar tau į komandai tą įvairovę reikia kažkokio kitokio žmogaus, gal kažkokių tokių savybių, gal progą išbandyti ten kažkokį, kitokį žmogų tiesiog komandai, kuris atsineštų ten naujų minčių, naują priėjimą prie tų pačių problemų ir panašius dalykus. Tai visados labai prašau nuo pat pradžių įsivardinti, ko mes iš tikrųjų ieškom.
reikalavimus labai kritiškai įsivertinti, kad nebūtų tų defaultų, žinai, aukštasis, bet nei klausiu, nei man įdomu, nei mes atrankoje nors kartą apie tai kalbėjom. Anglų kalba, nes vieną kartą per 3 metus reiks laišką parašyti skandinavam, tai, ta prasme, vertėjai, Google'ai, kolegos, komanda, tiesiog. Tai tiesiog toks kritiškas įvertinimas, realus, nes tu ne tik pats turi ateiti žinodamas, kad tu ieškosi, bet tu ir tam žmogui, kuris tavo partneris, turi pasakyti, kad jisai kryptingai dirbtų atrankoje, ne bet ko ieškotų, ne savo supratimo ieškotų, nesivadovautų aklai surašytais dalykais, kurie gal surašyti ne visai aktualūs, bet kad būtų, esminiai dalykai išskirti ir apie juos galėtumėm kalbėti. Tai vat man šitas labai svarbu. Truputį ką norėčiau papildyti, ką pasakai. Tai apie tą pasirašymą, aš dėl ko asmenį turiu ir turiu tušinuką, dėl to, kad aš manau, kad dar kiekvienas turi prieš atranką labai įsivertinti savo stiprybės, silpnybės, kad žinotų tam pokalbį, ką turi apie save suvaldyti. Aš žinau, kad esu šnekutė ir esu žmogus, kuris mintis mintį veja ir kartais vieną sakau, kitą jau galvoju. Žmogus kalba, čia pradžioje man tai būdavo, aš jau galvoju, ką paskui užduosiu, nebegirdžiu, ką išneka. Tai vat mano taktika, aš žinau, atsinešu sąsiuvinį, kaip pavyzdys, kuriame yra ten struktūruoti klausimai, kuriuos aš užduosiu. Jeigu jis kažką pasako, tas žmogus, ką aš noriu nepamesti, aš greit užsirašau ir klausau, ką jis išneka. Tai yra, turiu žinoti savo silpnybės. Jeigu, kaip pavyzdys, aš esu kaip tik tas, kur labai čik, smak, aš sakau vadovam, nesineškit tų tušinukų, nes va taip būna čekų, arba tas tokia gumytė ir tasto tą gumytę ir toks ting, ting, ting. Ir aš jau matau iš kūno kalbos, kad blogai yra žmogui, tarsi jam neįdomu, kandidatas mato. Ir aš kitą kartą sakau, neimk sąsiuvinio savo, aš tų lapą A4 atnešiu ir tušinuką, kur nedaro, ting, ting, aš nedarau to, bet dėl viso pikto mano tušinukas, kuris to nedaro. Tai va dar sakyčiau, labai svarbu apgalvoti netokius žmogiškus dalykus, kokią aš tą aplinką sukursiu, kaip sakysiu, saugumas, tai va aš irgi už tą saugumą, už tokį atvirumą, aš visada pradžioj pokalbį pasakau, kad čia bus dialogas ir kad bet kada klauskit, kas jums rūpi. Ir kartu, labai irgi sakyčiau, ką reikia apgalvoti kiekvienam vadovui, kokia bus aplinka, kur aš žmogų pasisodinsiu. Ar jinai bus konfidenciali, nes, pavyzdžiui, būna kabinetai, kur tos salytės pokalbių, didžiulė langinė vitrina, pasisodina kandidatų, kuris žiūri į praeinančius, o atrankų žmogus ar vadovas nugarą. Pirma, jį gali trikdyti, gali blaškyti, jam gali konfidencialumo iš jūs būti. Ir tu žiūrėsi tą žmogų, tu nesuprasi apie ką kūno kalba, ar jis meluoja, ar jis stresuoja, ar jam stresas, kad žmonės jį mato praeinantis. Tai galvoju, kad tu turi net apsižiūrėti tokius dalykus iš tikrųjų. Tai taip, reziumuojant šiek tiek, kaip mes turim pasiruošti pokalbiui, nesvarbu, ar mes esame atrankistas ar samdantis vadovas, mes turime prisiminti, ko tiksliai mes ieškome, ne? Galim tam ir išsitraukti ir skelbimą pasižiūrėti ir tada apgalvoti, kaip mes tai tikrinsime, ne? Kaip mes kartu veiksime, kokius klausimus užduosim, tai ir ypatingai pasižiūrėti dar tą gyvenimo aprašymą, užmesti akį, nes kartais atsitinka tokių situacijų, kad eini nepasiruošęs, nes tau gal ir nebūtina ruoštis ir tada praleidi kažką, kas buvo gyvenimo aprašyme, ne? Kaip jūs sako, jeigu aš ieškau, tai man lengviau, nes aš pažįstu, kas ten ateina, bet jeigu nepasiskaitau ir pirmą kartą matau žmogų, tai gal ten kažkokių pasikeitimų buvo radikalių karjeros, gal ten buvo kažkokių tarpų ar kažkokių dalykų, ką mes norim panagrinėti, tai vat tą vis tiek perskaityti ir pasinagrinėti prieš pokalbį būtina. Pakalbėkime gal merginos apie tai, ko nevalia daryti pokalbio metu. Aš žinau, kad mums atrodo tai tokie beisikiniai dalykai, bet kadangi jų vis dar pasitaiko, kas yra no-go darbo pokalbio, ko negalima klausti ar daryti. Tai vat, tu labai gerai pradėjai nuo visų rankinių dalykų. Iš tikrųjų, esu turėjus vieną pokalbį, kada vadovas pradėjo lankstyti kandidato CV. Tiesiog, toks refleksas tikrai nėra gerai. Tai geriau jau neškitės, tarkim, ten kompiuterį ir tiesiog ten turėkite gyvenimo aprašymą. Jo, visi tie tokie rankiniai dalykai, su kuo kartais tenka susidurti, tai kai kada ypač yra teamsiniai pokalbiai, nereikėtų dirbti per pokalbius samdantiem vadovam. Nes tai matosi, tas labai matosi, iš tikrųjų tas akių žvilgsnis, kažkur dėmesys kitur, kandidatai, jie viską mato. Ta prasme, tai dirbti nereikėtų per pokalbį, jeigu atina jau kandidatas pas mus, reiškia mūsų pilnas dėmesys yra kandidatui. Tai ir yra darbas.
Taip, Visiškai. taip, taip. Užsiskaito už darbą, Visiškai. legalizuojam. Nes tau reikia rezultato, ne man žmogaus reikia, tau žmogaus reikia. Taip, Tai va, taip. šis dalykas. Galiu truputį greitai Jo, stebėti. be Noriu abejo. vieną pasakyti remarką. Tokia pastaba, kad tiesiog aš pati arba per pokalbį, anksčiau taip nedarydavau, neždavau visada popierinius, bet dabar dirbam nuotoliniu būdu, tai pokalbį beveik visi onlininiai, labai retai gyvai, bet jau vis laiko kompiuterį nešuosi, nes tiesiog niekom popierius nedarom. Tai aš tikrai kartais vienam ekrane žmogus, kitam ekrane rašausi pastabas. Visą laiką pasakau žmogui pokalbio pradžioje, kad aš rašysiu, žinokit, apie jūs rašau, ne kažką kitą, kartais sakys nuklys. Tai va, tu turbūt irgi labai svarbu net ir vadovui pasakyti, jeigu tu rašai kompiuterį, žmogui nėra savaime suprantama, ką tu ten rašai. Ir gali būti, kad tu iš tiesų rašai apie žmogų, kažkokį klausimą svarbu, kažkokią informaciją, kai jis pasakė, bet tiesiog informuok žmogų, kad nebūtų irgi, čia visi turi suprasti, kad ašgi nedirbu. O ką aš žinau, 50% dirba, 50% klausinėja. Aš žinau, ką tu kompiuterį darai. Apie klausimus kalbant, tai vėlgi yra tie standartiniai iš teisinės pusės, ko mes negalim klausti, bet aš taip galvoju, kad apskritai apie klausimus pokalbio metu mes turime išlaikyti pagarbą. Tai visi mūsų klausimai turi būti pagarbus. Galbūt mums yra tai aktualu, tarkim, šeiminė patys dėl komandiruočių, nes šitoje pozicijoje, tarkim, reikės labai daug vykti, tada tu visai kitaip turi tą klausimą klausti, nes, tarkim, yra šiaip tam tikrų dalykų, kas yra svarbu žinoti, bet visur turi būti pagarba kandidatui. Tai sakyčiau, gal šitaip. O turi gal pavyzdį, kaip galima būtų suformuluoti tą patį klausimą, neperžengiant ribos? Paprastai tiesiog šitoje pozicijoje reikia 50% laiko leisti Vokietijoje, ar ne? Ar jūs galėsit? Galėsit ar Ar ne? jums tai nesudarys kažkokių sunkumų? Tiesiog tu labai, šiaip, ką tu minėjai, irgi tikrai norisi labai taip atvirai bendrauti su kandidatais, nes jie renkasi, mes renkamės, jeigu kažkas kažką meluosim, tai po to visiems bus, nuo to blogiau. Tai va, tai tiesiog, jeigu reikia 5% laiko leisti Vokietijoje, tai reiškia reikia. Ir viskas. Ir tada arba žmogui tinka, arba ne. Taip. Aš tai sasvinu, kad yra, nes, kaip sakiau, mintis veja, tai kaip ir pokalbėje struktūruojuosi viską, tai taip yra mintis struktūruojuosi savo. Tai vat, ką norėčiau papildyti apie tuos klausimus. Geriau pasitart prieš pokalbį, jeigu jau vadovas turi kažkokių klausimų, kur nors menkiausiai įtarimą turi, kad jie gali būti diskriminaciniai, tai ar su atranku žmogum, su kuriuo eisiu, jeigu einu vieną su kitu kolega, kuris kritinį mąstymą gerą turi toj srity, nes kartais ta diskriminacija, gali galvoti, kad labai gudriai čia paklausiu, vat aš turiu pavyzdį tokį žiauroką, bet tiesiai šviesiai papasakosiu. Kai su vienu vadovu samdėme žmogų, turėjom pokalbį, jisai praėjo CV, pasižiūrėjo, kad yra 2 metų gepas, tarpas CV, pamatė, kad tuo metu kažkas daryta vaikiškam žurnalė, ir tokį šovę spėjimą, šiaip labai subtiliai, beje, visas pokalbis, jokių diskriminacijų klausimų, va čia sako, matau, pabūsiu seklys morka, ten kažkaip panašiai savai vardino, va matau 2 metų tarpas, tuo metu vaikiškam žurnale, dirbot kažkokius čia darbus, tikriausiai vaikutis gimė. Ir atsakė kandidatė, ne, gydžiausi vėžį. Ir mes taip sėdim, ir ką sakyti. Ir dabar, ką noriu pasakyti, ne tam, kad užtirštint spalvas, bet kad suprastumėm, kiek mes nežinodami konteksto galim prašauti, jau net nekalbu, kad diskriminuoja, bet užkabinom jautrą vietą. Aftermath, kaip aš vadinu, kas po to, mes jos nesamdėm ne dėl to, bet koks žmogų jausmas iš įmonės išėjus. Užkabino tokią gilią vietą, užkabino žiauriai nekorektiškų būdų ir manęs nepasamdė. Normalaus feedback, grįžtamo ryšio, kodėl mes jos nesamdėm, ar ne? Tai tiesiog kitas kandidatas geriau pasirodė, pas ją buvo šiek tiek mažiau patirties, asmeninės savybės kai kuriuose vietose ne visai tiko, bet jis nebuvo toks konkretus, kad tu esi labai silpna ir tu visai nepatempi, tiesiog kitas kandidatas geriau atrodė. Ir jinai tą gauna grįžtamą ryšį po tos nemalonios situacijos. Ką žinau, kokia įliko emocija? Gal įliko emocija, kad mes dėl to nesamdėm. Gal ten susigalvos, kad vadovui nejauku ir jisai nežinos, kaip santykių kurti. Labai daug visokių išsirutulioja dalykų. Nesakau, kad kitais klausimais normaliais negali prie to paties išeiti, bet čia labai toksai charakteringas pavyzdys, kaip tu gali visiškai į lankas nugribauti. Tai va, o dar keletą dalykų esu susirašęs, ko labai nedaryti, prašau, tai visados prašau, kad neuverselinti įmonės, kaip aš vadinu. Tai vat panašiai, ką tu sakei, atvirai kalbėti ir taip, parduoti reikia, bet aš jaučiu, kad tas yra toks naratyvas, kad atrankų žmogus, vadovas turi parduoti įmonę ir kad kartais supranta tą blogąją pardavimo, kažkaip vadinu, gariūnišką pardavimo prasme, visko, ko daugiau pripasakoti, kokie mes faini, nutilėti viską, kas negerai, girdžiu jau iš to, kas kandidatą motyvuotų, kas jam svarbu, kad pas mus nėra tų dalykų, bet toliau ten paskui liktai jie iš tikro būtų. Ypač dėl iš atrankų žmonių kartais tą jaučiu, kuriem nereiks paskui dirbti kaip vadovas tuo žmogum, tiesiog parduoti, kad jis norėtų ateiti. Bet iš tikro reikia atsakomybę jausti, bet
kaip tu gerai pradėjai sakyti, kad būtų atvirumas, nes kas iš to bus trumpalaikis. Tikslas mūsų ateitų, kad ne pirmą darbo dieną, antrą, trečią, ketvirtą neteitų, bet kad ateitų pirmą, 50, ten 720 dieną. Tai čia tik tai normaliam, atviram pokalbį tu gali to pasiekti, neskinant visų kitų dalykų. Čia tas overselinimas, jis gal kartais, žinai, ateina iš tos nevilties, kad reikia užpildyti tą darbo vietą ir plyzą. Tai jei į pokalbį, tai pasilik priimti vienintelis. Taip, tas yra. Bet iš tiesų man teko girdėti ir kandidatų atsiliepimus ir renkantis, tarkim, kelis pasiūlymus, kandidatas sako, man ten nepatiko. O kodėl nepatiko? Vis tiek klausė, žinai. Sako, žinai, 70% pokalbio buvo pardaviminis tekstas. Manęs net negirdėjo, manimi net nesidomėjo. Taip, aš irgi tokį punktą turiu, neuždominuoti eterio, nes mes vis tik žmogų norim pažinti. Dar ką buvau užsirašęs iš savo patirčių, vadrinai tai pergalvojus, nenaudoti technikų, kurių neišmanai. Kaip ateina vadovas, ar ne, ir esu irgi turėjęs, kur pirmą kartą ateini su vadovu, paskui jau pasikalbi, kad nedarytų, bet sugalvoja stresą sukelčiau. Toj pozicijai daug streso. Sukelsiu stresą, ten grubiai, tiesiai, klausdamas grubių klausimų. Nemoka technikos, kažkur paskaitė, kad reikia kelti stresą. Ir kelia tokių mėgėjiškų, neprofesionalių būdų ir pabaigoje dar neglaisto. Aš jau sakau, paskui, jeigu jau žiūriai nori, pasiderinkim. Bet jeigu nepasiderinom, jeigu tau ten ir noris ir mano išraišką pamatyti, ką žinau, noris. Ir tau stresą sukelti. Ir man stresą sukelti. Tai sakau, tu tiesiog pabaigoje pasakyk, atsiprašau, čia mes tokiu tonu nebendravom, bet šitoj pozicijoje yra svarbu atsparumas stresui, čia tokių grubesnių, negražių būdų, pasitikrinau, nes, pavyzdžiui, klientų aptarnavimas tokių žmonių būna. Ir norėjau pažiūrėti, kaip tu sureaguosi. Bet tu neišleidži žmogus tokia emocija, kad šitas aš su juo nedirbsiu, jis kažkoks nenormalus. Arba kitas pavyzdys, kur keistų klausimų atsineša vadovai. Vienas buvo, kur klausė žmogaus ten, jeigu būtum gyvūnas, būtum ten žiogas, skruzdė ten ar ten koks vėžlys. Žmogus atsako, paskui sakau vadovui, o kas iš to? Nežinau, įdomu buvo, ką atsakys tokį klausimą. Šitie klausimai. Tai irgi, tokie visokie, ne? Arba mes ten patį mokom, žinok, irgi neklauskit, jeigu neturite. Jo, ir ką darysit, ir ką palyginsit paskui. Tai jums geresnį žiogą ir skrusdės. Bent paklaus po to, o kodėl. Tai kokia čia logika, išgirsi žmogaus ten tas darbštesnis, tas judresnis, kažką. Aš jau čia bandau pritempti. Ne. Arba nupies fantastinį gyvūną, susirenka kaip savo galeriją kandidatų, o kas su jais? Šiaip buvo įdomu, ką nupieš. Nepasirenko kandidatas klasė, negražiai nupiešiau. Ką žinau, gražiai nupiešiai. Arba negražiai, bet ne dėl to. Tai tokie būna, kur, tiesiog sakau, nežinai, technikos nenaudok, labai noriu, bent pasitarkim, kaip ją profesionaliai panaudoti. Aš nesakau, kad turi būti ten nuobodus vien klausimai, ten ar užduotis būtinai nuobodžios, ten kažkokios tokios pačios, bet pasitarkim, kaip profesionaliai tą padaryti. Jeigu mes ten save kaip įmonę profesionalų traktuojam, save kaip vadovo profesionalų, tai visur turi būti profesionalus. Ir darbo pokalbį, nešaudyti ten, žinai, bet ko. Tai va, toliau irgi tai turbūt čia pagrindiniai dalykai nepaišti. Žinai, mes priėjom matyti tą mintį, kas iš vis pokalbis yra, su kokiu tikslu mes ateinam į pokalbį. Ir aš taip apibrėžiu, kad į pokalbį mes ateiname, norėdami per trumpą laiką maksimaliai pažinti žmogų ir vertinti jo tinkamumą tai konkrečiai pozicijai. Ir mes turim išeiti iš pokalbio su savo išvada. Ar jis būtų mano manimu tinkamas ar netinkamas šitam darbui. Ir dėl to, tai, ką Sigita sako, visi tie klausimai, jie gali būti keisti ir keiščiausi klausimai pokalbio metu. Bet mes turim savęs klausti, ar tai man padeda atsakyti į klausimą, ar šis žmogus tinkamas darbui. Ne? Ir ką aš iš tikrųjų norėčiau šiek tiek, žinai, gal į kitą pusę persimest, nes labai dažnai iš samdančių vadovų ir iš atrankistų girdžiu, o tai Valerija, jeigu aš užduosiu tokį klausimą, ar aš čia neįžeisiu kandidato. Ir to mes turim labai labai daug. Jeigu stebėjot spaudoj, neseniai buvo toks atvejis, kad įmonė gavo baudą už tai, kad tu rašai, man atrodo, rašinė netgi apie tai atveju, ne? Kad įmonė gavo baudą už tai, kad skelbime nurodė metų skaičių patirties kiek reikalavime, nes tame įžvelgė kažkas diskriminaciją. Ir ten keli šimtus įspėjimų, kaip supratau, prasinti. Jo, ir gali šiaip labai taip abstrakčiai, kaip traktuojant, išvelgti tą diskriminaciją, bet į ką visą tai pavirsta, kad žmonės su mažesnė patirtim arba atsargesni iš prigimties, jie pradeda bijoti paklausti tinkamą klausimą tam, kad kitas neįsižeistų, žinai. Tai va čia vis tiek darbo pokalbis yra vertinimas ir mes turime vertinti tą žmogų. Ir
įrankiai, tikslai, reiškia mūsų, įrankiai turi pateisinti tą mūsų tikslą, ne? Tai nebijokite uždavinėti klausimą, tik aišku, kad svarbu paaiškinti, kodėl tai vyksta, kaip tai susiję su darbu, galbūt jeigu matom, kad reakcija yra šiek tiek atsargesnė kandidato, padrąsinti, atsiprašyti, galbūt kažkur paaiškinti, tai yra labai svarbu. Bet tikslas niekur nedingsta, mes vertinam kandidatą. Taip. Beje, kaip manot, ar nueis tą praktiką toliau su diskriminacija dėl... Bijau, kad gali. Aš nežinau, jeigu VDI jau ėmėsi keli šimtus siuntinėti įspėjimų, tai gal ir nueis. Man tik, aš labai visada save kvestionuoju, kiek čia įprotis, kad aš įpratus ir man čia iškart norisi purkštauti. Įpratus, kad normalus reikalavimas ir norisi purkštauti ir gal čia yra tiesos tame ir tikrai reiktų atsižvelgti. Ir turbūt atsižvelgsim, jeigu jau VDI įspėja. Neturbūt. Bet iš kitos pusės, tikrai aš bandau suprasti, aš tikrai nuoširdžiai, kad paminėjai, kad LinkedIn rašiau, aš tikrai nuoširdžiai tikiu, kad yra pozicijų, kur tu turi ciklus praeiti. Tu negali ten metus ar 2 padirbęs, būt, pavyzdžiui, patyrusiu ten aukšto lygio vadovu, tu turi praeiti ten transformacijų kažkokių įmonė, kažkokių sudėtingų procesų, turi pamatyti pasiekmes to, ką padarai, padirbti su pasiekmėm, išmokti kitą kartą jau geriau padaryti. Kai kam tiesiog reikia laiko. Ir jeigu aš to negaliu klausti, aš per pokalbį klausiu, ir man tam ir postė klausimas toks, tai jeigu skelbime negaliu pokalbį, galiu klausti, ar aš turėsiu tiesiog iš to, ką jis pasakos, neturėdama jokių laiko rėmų, suprasti, ar jis čia gerai dirbo, ar prastai dirbo. Bet, žinai, iš visų šitų dalykų mes einam vis labiau link skills-based hiring. Ir tai taip logiškai susidėliojo į vieną liniją, nes iš esmės taip, filosofiškai kalbant, yra labai daug prielaidų tame, ką mūsų standartiniam mąstyme. Tarkim, aš darau prielaidą, kad žmogus baigęs aukštą išsilavinimą yra toks ir anoks. Aš turiu prielaidą, kad jisai dirbęs tarptautinėje organizacijai mokės tą ir tą. Aš turiu prielaidą, kad dirbęs 5 metus jis bus išmokęs tą ir tą. Bet juk nebūtinai, ne? Tai kaip ir logikos yra, o tačiau visą tai paklausti, išsiaiškinti arba apibrėžti kitaip, kol kas sudėtinga arba praktiškai neįmanoma. Tai jau prielaida net nuostatą drįsčiau pavadinti kartais. Prielaida tai dar jinai tokia, žinai, atvira keitimui. Aš iškeliau prielaidą, bet aš labai atviras išgirsti, kad ne taip. Su nuostata tai jau tu įsikalęs savo, kad taip yra, ten nusprendęs, kad ten kokio Vilniaus universiteto, kaip pavyzdys, esu turėjęs tokių vadovų, čia va rimtas aukštasis, ten teisininko kokio OMRU, tai čia jau neteisė. Cituoju, nenoriu nieko žaisti, atsiprašau visų, cituoju tiesiog vadovą, vieną iš buvusių. Tai vėlgi, tai jau yra tokia nuostata, kurią sunku išmušti, vadinu išmušti, nes kartais jau išmušim ir tikrai tik tai tuo, kad įkalbė pasisamdytą žmogų tikrai stiprų, kuris gerai deliverina, tik tada jam pradeda keistis. Tai dar ačiū Dievui, jeigu prielaida, man čia dar tada toks visai. Čia tas pedigree ieškojimas, angliškai sako, pedigree ieškojimas, ne veislinių, ta prasme, iš gerų universitetų, iš gerų įmonių ir tada tas iš tiesų, objektyvumui nepadeda. Justina, norėjau klausyti tavęs, pokalbio struktūra. Kaip jinai turėtų atrodyti, galbūt ką tu naudoji ir kaip jį tinkamai struktūruoti? Gal pradžiai pasakosiu, kaip mes darom pokalbius. Būtent Festo, tai pirmiausia, pristatom įmonę, poziciją, kad kandidatas šiek tiek įgautų ramybės, kad jisai klauso, o ne jisai šneka, ten kažkaip būna apie 10 minučių. Tada pradam klausimais, dažniausiai apie asmenybę, darbą, tada einam prie tokių techninių, galbūt gilesnių, tada grįžtam prie kalbų, pavyzdžiui, žinių, nes mums yra svarbios kalbų žinios, tada einam į pasitikslinamosius klausimus apie DAU lūkesčius, starto pradžią ir tada einam į kandidato klausimus. Bet dažniausiai, kai būna, ta struktūra jinai gali keistis. Būna, kad kandidatas labai, pavyzdžiui, turi pradžiai daug klausimų ir mes einam pagal kandidato klausimą, nes man labiausiai patinka tie pokalbiai, kurie eina iš eigos, toksai dialogas, ką tu ir minėjai, ar ne, kad čia ne monologas vadovo arba ne monologas kandidato, abi pusės renkasi. Tai, bet šiaip, jeigu taip apibendrinant, tai įžanga, asmenybė, techninės kompetencijos, tada patikslinamieji klausimai ir viskas. Tai šiaip mes į valandą telpam, kartais net greičiau, bet kokią turim taisyklę įmonėje, kad jeigu ateina pas mus kandidatas, nesvarbu per Teamsus arba gyvai, pusę valandos privalom su juo kalbėti. Nes, pavyzdžiui, būna kartais vadovai ateina, pamato, kad netinka. Nesvarbu, kandidatas atėjęs, jis mums skiria savo laiką ir vėlgi galbūt tas pirmas įspūdis yra klaidingas, duok jam šansą. Tai va, per tą pusę valandą šiaip dažniausiai jau pradeda matytis.
Labai ačiū, kad paminėjai. Ta trukmė, dažnai klausimas kyla vadovams kiek. Tai mes turime parodyti, padėkoti kandidatui už tą pasitikėjimą, nes jis ateina, atskleidžia savo duomenis, domisi mūsų įmonę, tai čia jau mažiausiai padėkos verta. Ar turi kažką papildyti? Galvoju, kad labai panašiai turbūt darom. Galvoju, ko neminėjai gal, tai aš visą laiką labai trukmę su žmogum dar tikslinuosi. Trukmę visada tikslinuosi ypač kai valanda. Tai dėl ko? Nes būna kartais labai gerai užsikalbi ir matai, ten ta valanda suėjo, kito sekančio susitikimo neturi, dar temų yra, kontaktas geras, pokalbis klojasi, tai aš pradžioje visada pasitikslinu, ar turim lygiai tiek, kiek esame įsidėję, ar galim šiek tiek užsitęsti, tai irgi, kad savo žinočiau. Ir irgi tokius, tiek vadovo savo žinau, tiek to žmogaus. Turbūt va čia dar toks akcentas, kas į ką struktūruojasi labai. Daugiau galvoju, gal iš esmės tai panašus dalykai. Tai va dabar... Dažnai, žinai, kas ką klausia, ar poziciją iškart pristatinėt, kaip Justina pasako, ar pasilikti pabaigai? Aš labai žiūriu iš tikro pagal poziciją, pagal rolę. Jeigu man labai svarbu aiški žmogaus motyvacija ir aš turiu abejonės, aš kartais tikslingai nepradedu nuo pasakojimo apie mus, kad jisai nesudėliotų viską taip, kad mums tiktų. Tarsi leidžiu jam pradėti ir aš tada jau pajaučiu, ar jisai tiks ir tada apie mus pasakoju. Kartais būna tokia pozicija, kur aš matau, kad jis labai akivaizdžiai savo žiniomis, patirtimi, jau iš save matau, kad puikiai tinka, dar koks motyvacinis, pavyzdžiui, labai gerai atspindintis ir man jau reikia, aš noriu, kad jisai ateitų į tą antrą pokalbį. Ir tada būna, kad aš pradedu nuo to, kad aš apie mus papasakosiu, ir ten visokius vertybiškus, techninius dalykus vėliau pastikrinsim. Aš galvoju, tai dėl tos struktūros iš esmės, jeigu tai yra akivaizdžiai pardaviminė pozicija, tai mes galim norėti pasilaikyti pristatymą pabaigai tam, kad mums nepardavinėtų pagal tos punktus, ką mes išvardinsim. Kitais atvejais tai iš tiesų rekomenduotina, ko gero, pirmiausia pristatyti, kad galbūt kandidatas netgi atskleistų kažkokią patirtį, kurios nėra gyvenimo prašyme, bet kuri yra susijusi su to, ko mums reikia ir papasakotų plačiau, ne? Tai va čia, arba gali būti dar situacija, kai mes turim kelias galimybės kandidatui ir nežinom dar apie kurią galimybę plačiau kalbėti, tai vėlgi tada pasiliekam į pabaigą ir tada su kandidatu ir pasitariam, sakyt, kad žiūrėkit, mes turim kelias galimybės, pasitarkim, kuri jums yra įdomesnė ir kur galėtumėt labiau tikti. Taip, ir tokiam daugiakalbiam kaip aš, tai kartais labai padeda struktūruotis, paskui atsakant į klausimus, kai jie gauna intro iš įmonės, ko mes ieškom, kas mums svarbu, savo patirtį pristatant, akcentus sudėti ten, kur iš tiesų svarbu, ne apie viską. Tai mes dabar nekalbam apie klausimus, bet pasakysiu pavyzdį, kur man labai sunku būdavo, kai būdavo mada, aš pavadinčiau, nes dabar jau labai seniai mačiau pokalbio pradžioje, papasakok apie save. Aš labai mėgstu šitą klausimą. O aš nemėgstu. Nes dėl to aš ir mėgstu. Nes jisai, man tai būdavo, kai buvo parduota, kai aš buvau savo vienos iš pirmų atrankų mokymų, kad čia yra, maždaug atpalaiduojantis klausimas žmogų. Jo, bet man tai buvo parduota. Ir aš galvoju, kas atpalaiduoja? Man stresą kelia. Ką man apie save pasakot? Ar jūs norite, kad aš iškart profesionaliai apie darbą? Ar jūs norite pažinti mane labiau kaip žmogų, ką aš veikiu po darbo, ko nesimato CV? Kai aš to klausiu, vieni normaliai reaguoja, kiti jau nepatenkinti, kad aš čia maždaug tikslinuosi. Ir atsimenu, man tokį stresą keldavo. Tai aš nusiėmiau tą klausimą. Bet tu papasakok tada, kodėl tu užduodi, man tai žiauriai įdomu. Jo, aš užduodu jį privalomai ir aš jį labai mėgstu. Nes į šitą klausimą, kaip tu pati ir sakai, kandidatai nesiruošia atsakinėti. Ir ką tai reiškia, kad jeigu jie išpiškina kitus atsakymus paruoštus, į šitą klausimą jie atsako natūraliai. O man tai padeda šiek tiek pažvelgti į žmogų, kaip jisai struktūruoja savo prioritetus, savo pomėgius, interesus, apie ką jis pasako, ar jis yra gebantis prezentuoti glaudžiai, ar ten ne. Tai va, visa ta informacija pirmam, reiškia, pradžiai jinai naudinga yra. O jeigu toks analitinio pobūdžio mažiau kalbantis žmogus, kuriam labai didelė trauma toks klausimas ir jis ten iškart Tai jis pasako tiek, kiek jis nori, kiek jisai gali, tai vis tiek tai yra klausimas, žmogus atsako arba pasitikslina ir tada tu užvedi su kažkokiais patikslinančiais klausimais, viskas čia yra tvarkoje, žinai. Bet, žinok, vis tiek aš nepriimu to, kad į tokį klausimą galima įsižeisti. Vat, kaip tu sakai, ne, įsižeisti tai ne, aš labiau turiu minti, kad tu sakai, kad kaip jis ten dėlioja, aš tiesiog galvoju, kad su kuriais žmonėm tiek vertės nesukuria, bet va čia man atrodo labai svarbu dalyką dabar, kas man dėliojasi tavęs klausant ir ką aš pasakiau, kai tu pradžioje sakai, kaip reiktų tą pokalbį ves, ką man labai norėjosi pasakyti, dabar labai geras laikas, kad aš nemanau, kad yra vienas, kaip reikia vesti pokalbį, aš tiesiog manau, kad yra tie principai, ten pagarba, pasiruošimas ar ne klausimai, nes vienas žmogus daugiau nuskaito iš to,
kai papasako apie save kitas vadovas, ten ar kažkas net vertės nemato, nes turi kokią nors savo nuostatą, ką čia turėtų pasakoti, nepataikė, jau minusą užsidėjau. Kad man atrodo, tiesiog yra tie principai, kuriais mes dalinamės, ten savo patirtis, bet irgi norėtųsi gal uždėti tokį realų lūkestį, kad nėra vieno šablono, kad visi vienu varysite, mes jūs išmokysim vienu šablonu ir jis visiems tiks, ne. Bet ką pradžioje sakiau, žinot save prieš pradedant pokalbius, tai irgi labai svarbu žinot save, žinot, iš kurių klausimų aš sugebu gauti atsakymus, man vertingus, kad tą tikslą pokalbį pasiekčiau ir labiau laikytis tų bendrų, ką galima reiktų daryti, nedaryti tų tikrai naus, tie visokie diskriminaciniai, įžeidžiantis ir panašus. Ir turbūt irgi lūkestį suvaldyti, negalvoti, kad yra vienas šablonas, ten ar kažkur išmoksiu tą vieną teisingą ir vieną receptą. Tu, žinai, dar pasakyti tokį žodį, ten minusą uždės, ne? Ir čia labai gal svarbu dar praplėsti šiek tiek, nes yra analitiškų žmonių, kurie nori turėti formą, kažkokį klausimyną ir čia pliusas ar minusas. Darbo pokalbėje, ko gero, taip nesigauna, nes aš, kaip pasakoju apie tą pirmą klausimą, kuris visiškai neįpareigojantis ir jis kartais yra nulinės vertės, nes ten tu nieko neišgirsi, bet ką labai svarbu suprasti, kad mes žiūrime visus klausimus kaip į visumą. Ir mes gauname apie žmogų informaciją pažinimui ir įvertinimui, tai pozicijai, kurios mes ieškom, iš skirtingų atsakymų po trupinėlį ir tada susidedami visumą. Ypatingai tai gerai matosi, tarkim, kai kalbam apie motivaciją, ne? Tai jokių būdų motivacija nėra, papasakokit, kodėl jūs norėtume dirbti pas mus, ne? Arba kodėl jūs norite šito darbo. Mes susirenkam per pokalbį, o kodėl žmogus pasirinko šitą karjeros kelią, o kodėl jis įsidarbino vieno įmonėje, o kodėl keitėsi jo pareigos, ar tai buvo sąmoninga, ar tai tik tai atsitiktinumas kažkoks buvo, ne? Kaip jisai siekia vieno ar kito dalyko, kas jam įdomu, kokie įdomiausi projektai yra. Visa tai yra motivacija. Ir tada, kai aš prieisiu prie klausimo, o kodėl sudomino mūsų įmonę ar mūsų galimybę, aš jau turiu bagažą motivacijos, informacijos apie motivaciją to kandidato ir aš galiu su juo diskutuoti. Sakykit, jūs sakėt, kad jums įdomu yra tas ir svarbu yra tas ir tas, šitoj pozicijoje jūs galbūt to neturėsit, kaip jūs tai vertinate, ne? Tai tai vyksta tokia diskusija. Tai pliusų minusų labai rekomenduoju atsargiai tos pliusus minusus dėlioti, kad ir kaip jos norėtųsi objektyvumo dėliai. Aš šitoj turbūt dar vietoj įsterpsiu ir du dalykus noriu pasakyti. Vienas dalykas, kad esu mačius vadovų ir atrankų žmonių, kurie tokius turėdavo vertinimo anketas. Ir kur labai pasiteisindavo jiem. Nes jie kitaip, jie tokie analitiški, jie negali, jie nesupranta tokio bendrinio jausmo, bendrinio įvertinimo, aš jau vadinu ekspertiškų, kur jau daugiau patirties turi. Tikrai yra buvę, kad labai analitiški vadovai, pavyzdžiui, atsineždavo puikius klausimynus, kur jiem būdavo aišku susivertinti, nežinau, techninės žinios, ten 5 baliai sistemoje, kokios ten, kiek man komandai vaibas ten jaučiu, kad jisai tiks, ten dar kažkas. Tai kad iš tikrųjų, jeigu jaučiat, kiekvienas iš jūsų, pavyzdžiui, ten darantis atranką, kad jums padės, jums nusims jausmas, kad aš čia, nežinau, būriu ištirščiau ir iš jausmo kažkokio, darykite savo tos čeklistus, tik labai galvokit, ką realiai galite įvertinti. Galite įvertinti gal regimybę, ten, kaip jums pasirodė iš to vieno antro pokalbio, nesidėti savo tikslo 100% tiksliai ten viską įvertinti, nes tas yra neįmanoma, koks ten profas bebūtum, kiek metų bedirbtum, bet tiesiog regimybė. O su pliusais minusais antrą dalyką, ką norėjau pasakyti, iš tų, ko negalima daryti, prisiminiau. Sėdi vadovas su žmogaus CV. Ar mokat anglų? Pliusas, moku. Kas jūs motyvuoja? Tas minusą matau deda. Ir žmogus mato, jam prie nosies, pliusas, minusas. Tai irgi, iš to, ko nedaryt, gal, jeigu jau popierinį turit ir žymėtės, nerašykit ir nežymėkit taip, kad žmogus matytų vertinimo čia pat, nes irgi streso, lygio kelimas ir visa kita, suprantat, patys, kiek ten visko yra. Dar pabaigai pokalbio būtinai, ko gero, būtina sutarti tolimesnę eigą. Taip. Ką būtina pasakyti? Kada duosim grįžtamą ryšį, kada grįšim su atsakymu ir tada kokie yra kiti atranko žingsniai. Ar tai yra paskutinis pokalbis, jeigu ne, kiek dar pokalbių laukia. Ar jeigu tik tai manoma, kokiame laikotarpyje, tarkim, kad jeigu atsakymas būtų teigiamas, tuomet sekantis pokalbis būtų kitą savaitę. Kad žmogus jau galėtų šiek tiek planuotis, tada visada paklausim, kada jis galėtų pradėti dirbti, jeigu teigiamu atveju, tada irgi, nes gali kilti irgi diskusija, gal kažkokių kelionių, yra kažkokių planų, kažkokių dalykų. Tai grįžtamasis ryšys tai yra visiškai būtinas privalomas dalykas ir konkreti data, kada, iki kada grįšit. Jo, nes,
Mums kandidatų tai yra daug, bet kandidatų gal mes esam viena iš 2 įmonių, kur Mes norim, eina. kad tai būtų. Nu, mes norim. Taip. Daugiausiai. Aha. Jo, tai va. Kristina, tau dar klausimas. Na, įsivaizduok situaciją, kad vyksta tas pokalbis jau į pabaigą ir matai tiek iš samdančio vadovo, tiek pagal savo jausmą, kad tikrai tinkamas kandidatas yra ir mes labai norėtumėm, kad jisai visgi, prisijungtų, ne? Ar iš karto ir pasakai pokalbio metu, ar visgi pauzė privaloma yra? Priklauso, žinok. Prieš kokius 2 metus būčiau sakius, kad tikrai padarom bent paros pauzę, neduodam suprast, kad mes jo labai norim, kad išlaikytume tą tokį dėrybinį momentą. Šiandien sakyčiau pagal situaciją. Dėl to, kad rinka yra šiek tiek galbūt ir kitokia ir jeigu kandidatas tikrai labai labai tinka, tai ir gerai, ir važiuokit. Bet gal ne iš karto pasakyti, bet mes šiaip esam turėję, irgi su vadovais samdančiai šnekėjom, sako, aš jam noriu skambinti, kaip man dabar skambinti? Tai sakau, gerai, tu sakyk. Tarkim, buvo pokalbis, skambina vadovas po 2, tarkim, 3-4 valandų tą pačią dieną. Tada sakyti taip, kad mums labai skubu, žmogus išeina, mums reikia greito replacemento, jūs mums labai gerai tikot, ar ne? Tai dėl to taip greitai jums skambinam. Kažkaip gal ne tai, kad mes čia visiškai norim viską metam į viršų, kad tik tas žmogus ateitų. To gal nereikėtų, mano manimu. Tai aš esu šiaip už pauzę, bet būna visaip. Reikia lankščiai žiūrėti iš tikrųjų. Galima, tą visą situaciją paversti komplimentu ir skambinti ir sakyti, kad, mes galvojam, kad dar rinksimės, dar reikės mums laiko, bet tu mums taip patikai ir tavo savybės tokios ir visiškai tai, ko mes ieškom, mes nusprendėm nelaukti ir teikti tau iškart pasiūlymą žmogui bus, wow, toks jausmas, Nes aš pati atsimenu, kai darbinausi dabartinę įmonę, mano vadovė tuometinė paskambino tą pačią dieną, aš buvau šoke. Kaip taip įmanoma, ko čia nebūna, kad čia reikia ilgai laukti, čia kažkas negerai. Man atrodo, kad kažkas čia yra blogai. Sako, kodėl taip greitai, ar jiem patiems tai blogai, kad jie taip greitai man paskambino? Ar per mažai paprašiau, dažniausiai kandidatai galvoja, ar daugiau nieks ten nenori eiti, ten kažkas negerai, ir aš vienintelis, kuris tenai. Tai toksai, kaip iš kandidato pusės kyla labai daug klausimų, tai kodėl čia taip viskas? Dabar tai jau yra kiti laikai. Bet yra tokių, gali būti iš tikrųjų tam kandidatui tokių klausimų, bet šiaip irgi dažnai, ne dažnai, bet gal sakyčiau, koks 1 iš 5 kandidatų be abejo nori pagalvoti, be abejo savaitę kokią, kad tu pateiksi pasiūlymą, nebūtinai gausi atsakymą. Dar čia, taip, norėčiau jau judėti prie kitų temų, bet čia yra svarbu. Pasakėm, kad duosim atsakymą iki ir tada atsitinka gyvenimas. Kaip išvairuoti šitą situaciją, nes kandidatas jis gali, įsižeisti, supykti, nebenorėti, jo motyvacija, aišku, žemyn eina, ką daryti? Man tai čia labai su įmonės kultūra siejasi, kaip mes įmonė bendraujam. Jeigu mes atvirai bendraujam, tai aš esu linkus atvirai ir pasakyti, kad atsitiko, žadėjau dabar grįžti ir grįžtu dabar, bet net su galutinio atsakymu. Kartais galiu patikslinti dėl ko, kartais negaliu patikslinti dėl ko, bet, yra buvę ir taip, kad aš paskui žmogui, kad mes dvejojam dėl tavęs. Mes tu kaip ir geriausias iš visų kandidatų, bet mes turim, jūs ar tu, kaip mes bebūtumėm kokiam ten santykyje, bet, mes turim kažkokio abejonį. Ir yra buvę, kad mes su žmogum tiesiog pasidarom dar vieną susitikimą, atvirai išsikalbam, dėl ko mes abejojam, jis atsako, ten jam tinka, netinka, ar jis išgirdęs tas abejonės gali dirbti ir yra, kad dirbo ir puikiai dirba. Pereinant prie pokalbio klausimų, kaip juos tinkamai parinkti ir, kaip su jais dirbti? Čia, klausimas vertas milijono, aš tau sakyčiau. Būtent darbo pokalbių klausimų tema, tai jinai, yra tikrai tokia labai labai plati iš tikrųjų. Aišku, yra basicas, ar ne, atviri uždari klausimai, čia yra toksai, sakyčiau, klasika. Vėlgi, ką pradžiai minėjai, ar ne, kad svarbu žinot, ko mes ieškom, ką mes turim, su kokiu rezultatu mes turim išeiti iš darbo pokalbio. Ir klausti apie tai klausimų. Atrodo visiškai paprasta, bet kartais išeini iš to pokalbio ir to nepaklausiu, ir anonų nepaklausiu, ir tą pamiršau. Tai būna šitas dalykas, bet šiaip jeigu taip labai taip bendrai šnekant, tai aš esu visada už atvirus klausimus, už situacinius klausimus, kad šiek tiek modeliuot, kalbėti praktiniais pavyzdžiais, galbūt
aišku, tarkim, jeigu pateikus kažkokį atvejį iš mūsų, tarkim, gyvenimo, kaip jis elgtųsi žmogus, jis aišku, kad kurs, tai viskas ok, bet kaip jis reaguos, ar išgąsins, tarkim, tas situacija, ar jisai, žinai, taip atsargiai po to žiūrės, ar gal jam tai bus labai įdomu, gal jis labai kažkaip pradės galvoti ir kaip jis čia darytų, šituo atveju, kaip su šituo klientu, tarkim, bendrautų. Dar kokį dalyką mes darom, iš tikrųjų, per pokalbius, kai kuriuos kviečiamės visą komandą, bet būna dažniausiai jau antri pokalbiai ir tada jau klausimus klausia komandos nariai, tarkim, pavyzdžiui, dažniausiai vienas komandos narys turi vieną temą ir tada ta būtent tema šnekasi su kandidatu. Okay. Nes tada tais atvejais paliečiam tokius pagrindinius komandos vertybinius klausimus. Kuo gyvena komanda ir tada apie tas vertybės sukam tą pokalbį. Bet jeigu taip apibendrinant, tu turi iš to pokalbio, pasišnekėjęs su kandidatu, tu turi žinot, ar tau jis tinka ar ne. Tai ko tu klausi, kaip tu klausi, turi vis tiek gauti tą info iš tikrųjų. Sigita, ar turi kažkokią klasifikaciją pokalbio klausimų? Jo, aš gal taip pradėsiu nuo tokios bendros kepurės, kad aš esu pusiau struktūruotų interviu fanė. Tai yra, aš kiekvienai pozicijai pasidarau klausimus, kuriuos aš užduosiu visiems kandidatam ir pasilieku laiko jų gilinimui, ten tikslinimui ir į šonus kažkur paėjimui, kur žmogus pats nuveda, kiekvienas atsakydamas tos struktūruotus klausimus. Tai šita dalis labai turbūt svarbi, ką nors pasakyti ir galvoju, kad tai yra gerai, nes tu turi ir struktūrą palyginimui ir vietos padžiazuoti, kiekvienam žmogui parodyti ten tą savo įvairovę. Tada, jeigu taip žiūrėti per klausimus, aš įsivaizduoju, tokios kelios grupės yra, ką visą laiką norisi tikrintis. Tai viena dalis, tas toksai konkretus funkcijų atitikimas, kur tik pradedantiem vadovam ir atrankų žmonėm, tenais labai dažnai patariu tiesiog skelbimą pasiimti. Jeigu nežinai, ko klausti, pasiim skelbimą ir pirmas tavo labai geras ir labai vertingas žingsnis yra pereiti per skelbimo reikalavimus ir suprasti, ar žmogus pagal tai, kas surašyta, atitinka tos reikalavimus. Taip. Jeigu tu esi atrankų žmogus, tu vadovui galėsi aiškiai pasakyti, jeigu tu esi pats vadovas, tu ten ir pagilinti galėsi, kiek atitinka. Bet yra toks labai lengvas paruoštukas, jeigu tu nesugalvoji, ko klausti, tai tu jau turi skelbimą gerai atidirbtą, kurio tu gali klausti. Kitas dalykas, kas man vis labai svarbu, toks vertybinis, kultūrinis atitikimas, kur aš irgi apgalvoju per situacijas kažkokias arba per kažkokius klausimus. Jeigu vertybės visoje įmonėje realiai veikia ir vadovaujasi jomis, jeigu tokių aiškiai išreikštų nėra, visada komandai yra kažkokie būdai, kaip mes dirbam. Vertybėm aš vadinu tą how, tokį klimatą, kultūrą, kaip mes ten toj komandai savo dirbam. Tai pagalvoti apie tai. Dar visada labai galvoju apie įmonės specifinius dalykus. Ką aš noriu tuo pasakyti. Pavyzdžiui, skambučių centre dirbau, mokiau vadovus, kaip daryti atrankas. Pradėjau pateikti atrankas, supratau, kad ateina daugiausiai jaunimas. Ir labai svarbus klausimas, kurį reikėjo įsidėti, ar jie sugebės išdirbti tokiu pobūdžiu, kur tu sėdi prie telefono ir tu turi minutės, 15 minučių į tualetą, parūkyti, su draugais pakalbėti, užkasti, kitų laikų tu keli dedi, ne bet kada atsistosi, kaip pavyzdžiui, dirbdamas tiesiog ofise. Kitur open space'as, ar tikrai žmogui gerai open space'ą dirbti. Kitur pas mus, pavyzdžiui, dabar yra nuotolinis darbas. Žmogui, pavyzdžiui, labai svarbu komanda. Ar tu tikrai nuotoliniam jausiesi, kad tu turi komandą? Tai tokius ne apie funkcijas, ne visai gal kultūra, bet labiau ten darbo kažkokie organizavimo niuansai, kur jau matau iš žmonių išeinančių, pavyzdžiui, nes ir exit interviu darai, exit pokalbis tuos išėjimo, ten jau matai, kad kažkas demotivavo, iškart tikrinti su kandidatu, ar jam tai nebus kažkokie trigeriai išėjai, pavyzdžiui, ir ne iš įmonės. Tai šitie, taip, ką minėjai apie atvirus, aš gal pavyzdį norėčiau papasakot, kur irgi su vadovais, kai ne pokalbis, irgi, kur ką labai mokinu gilinti. Pavyzdys, vadovas klausia kandidato, kaip sekasi valdyti projektus? Gerai. Ir eina prie kito klausimas, palaukit, sugrįžtam, aš nesupratau, ką reiškia gerai valdyti, kokio didžio projektai. Tai papasakokit, kokį didžiausią savo projektą. Tiesiog praveskite, kokia trukmė, kokie tikslai, kokie iššūkiai, kaip susitvarkite. Papasakokit, pats, kaip manot, kokie esminiai dalykai, kad mums leistų pajausti jūsų kompetenciją, projektų valdymas ir tik pavyzdys. O paskui vadovas sako, o ką tu užsirašai, kad gerai, aš mintis jau užsidėjau, kad gerai valdau, palauk. Tada ten kitas pavyzdys, žinai, aš ten buvau pardavimų komandų geriausias pardavėjas, gerai, sustojom, kokia didžio komanda, kokios tavo atsakomybės, ar visų vienodos rolės,
ta prasme, vėl šitos užduoti ne uždarais klausimais, kaip aš dabar pasakiau, bet tai tie dalykai, kuriuos aš noriu išsiaiškinti. Koks buvo pardavimų tikslas, kiek tu procentų pasiekiai, ar tu pats pasiekiai, ar buvo kliūčių. Žodžiu, ne tiesiog tokiais siaurais ir pasitikėt, kaip aš sakau, čia, ne apie tai, kad meluoja, bet tu nesupranti. Kontekstas ir mano visada tikslas yra po pokalbio, jeigu, pavyzdžiui, šiandien vienai pokalbį, gali vieti vadovai pakomentuoti, ką reiškia kompetencija tam tikra. Tai jeigu aš tik užsižymiu faktą, aš negaliu atsakyti, ką reiškia, kad jis valdė projektus. Nes net ir projektais, turbūt žinot, vienoje įmonėje projektas yra 6 milijonų 3 metų, kitoje įmonėje atrankų projektas. Nesumažinant, bet atrankų projektas. Ir skirtingos savokos. Tai vien, kad mes pokalbį, manau, turim likti ne konceptualių savokų, kažkokių terminų lygmenį, bet nueiti pavyzdžius, elgesinius, tos skillsus, elgesį, tą behavioral questions yra, ten, jeigu tikrai kažkam įdomu, galima pasigūglinti, yra galybė pavyzdžių, kaip tam tikras kompetencijas pasitikrinti per elgesio pavyzdžius, kad, tu kalbėtum ir tu suprastum. Ir nebijoti tikslintis, kaip tu pasakyk savo pavyzdžių, kad palaukit, papasakot plačiau, gal galėtumėt patikslinti ir prašyti daugiau, nes būna tikrai kandidatų, kur sako, gerai, viską dariau. Taip, būtent. Ir bet kas man labai svarbu, aš sakau, less is more, čia tinka tas principas. Geriau mažiau klausimų, bet aš iki galo supratau, negu atsinešiau checklistą su 20 klausimų, kurių neįmanoma per valandą aptarti ir dar į kandidato klausimus atsakyti. Susidėjau tokius vidutiniškus, kur aš pats nesuprasiu paskui. Ir man irgi charakteringas pavyzdys. Kas jūs motyvuoja darbę, klausė vadovas. Žmogus atsako, gera atmosfera. Ir einam toliau, palaukit, sakau. Dabar žiūrėkit. Vienam žmogui gera atmosfera yra, kur visi viens kitam sako, tu čia sumaliai dabar nesąmonę padarei, feedbackas tiesiai į kaktą, nes mūsų yra toks santykis, kad mes neįsižeidžiam. Kitam žmogui gera atmosfera, jokių konfliktų, jokio feedbacko, visi labai faini ir pakuoti ir nieks niekam nepasakys neigiamą žodžią. Kuri šitas kandidatas? Nesupratau. Tai čia aš vadovui tai paaiškinu po pokalbio, su žmogum aš truputį kitaip paklausiu. Jūs papasakokite, kokios jums yra gera atmosfera, kokios dedamosios, kas turi būti. Aš šitą klausimą žinai biškai dar irgi apverčiu ir sakau, iš tų įmonių, kur jūs dirbote, kuri vertybiškai jums buvo artimiausia. Taip, aš irgi taip mėgstu klausti. Ir tada klausiu, o kodėl? Ir papasakokit, nes tada pavyzdžiui lengviau yra. Matau, kad ten X įmonė išdirbo daugiausiai metų, darė karjerą ir sako, išėjau ten, nes ten pradėjau jausti, kad kultūra ne mano. Bet daug metų išdirbo. Tai kas sulaikė tiek laiko ir kas buvo tas lašas, kuris ir per šitus klausimus tu ir žmogum nuoširdžiai domiesi. Ir tų klausimų ne visiškai šabloniška kali ten žmogui ten tiesiog, kas motyvuoja, demotyvuoja. Ir dar, tu dar savo komandą suvedi, ar tau tiks ar netiks su tam. Ir šitas vadovas įsigauna labai daug informacijos šalia sėdėdamas arba ne. Tai toksai, sakyčiau, mano tai atrodo pagrindinė mintis tais klausimais nuoširdžiai domėtis. Vat pokalbį, kaip tu kalbėtum su draugu, jeigu jis ieškotų darbo, o ko tu nori tam darbe. Nes mano tai tikslas gale dienos pasim žmogų, kuris, kaip ir sakiau, ilgai dirbtų, kuriam būtų gera, kuriam čia tiktų. Net šleivoj kultūroje yra žmonių, kuriem gera, net nuostabioje yra, kuriem bus per daug pakuota. Tai čia tu turi tiesiog kažkaip išsiklausti tų dalykų ir pagal tai klausimus struktūruotis. Dėl pokalbio klausimų aš visus labai nukreipiu į ChatGPT ir ten klodai informacijos yra, nes visgi sugula labai didelės bibliotekos ir tu gali tiksliai uždavęs klausimą, noriu patikrinti tą ir tą, kokius klausimus man užduoti ir ten daug tų pavyzdžių yra. Bet aš labai noriu, kad visi pačiupinėtų tos pokalbio klausimus ChatGPT ne tik todėl, kad ten jų yra daug, bet ir todėl, kad ten yra daug ir atsakymų į tos klausimus. Ir ką tai reiškia, kad jeigu mes dirbame pagal paruoštuką ir pagal kažkokią ten sudarytą klausimyną ar savo įprastą sistemą, klausimų tą eigą, mes galim gauti labai gerai paruoštus atsakymus, kuriuos kandidatas gavo iš ChatGPT ir iš kitų šaltinių. Mums svarbu žinoti, tiesiog atpažinti paterną, ar tai yra jo atsakymai, ar tai yra atsakymai iš kažkur paimti. Ir tada bandyti kažkaip su tuo dirbti ir reaguoti, nes kitaip mes galim gauti arba paviršimi atsakymus, arba visiškai surašytus kažkieno dirbtinius atsakymus, ir tai nepadės mums įvertinti to kandidato. Bet čia labai gerai, kad sakai apie situacinius. Tuos situacinius, jeigu tu normaliai gilini, ten nebus vis tiek visų ten tų kampų, ko tu gali paklausti, užsiklausęs tas žmogus, tai čia iš tikrųjų dėl to aš irgi jas labai mėgstu. Dar vienas, aš taip, kaip
tipą ar kaip tokią klasę tų pokalbio klausimų. Išskiriu realybės suvokimo klausimą, aš juos vadinu. Ir tu šiek tiek užsiminiai, sakai, kad reikia pasitikslinti, kokių klausimų turi kandidatas pabaigoje. Tai gali va čia būti ir vieta tos klausimus užduoti, bet ką aš turiu omeny. Labai sveika ir labai rekomenduoju perklausti, kaip žmogus suprato visą informaciją, kurią gavo iš jūsų per pokalbį, ne? Tai vat, reziumuoju, kad jūs iš mūsų šiandien išgirdote apie įmonę, apie darbo pobūdį. Ar galėtumėt šiek tiek reziumuoti, kaip tai jums skamba ir kaip vat, jūs atsimenate informaciją. Galiu papasakot, kad iš tiesų kartais nustebina, kiek mažai žmogaus galvoje lieka, ypatingai jeigu žmogus turi mažai patirties ir dar nesigaudo toj, korporatyvinėje aplinkoje. Tu pasakoji apie audito procesus, jis tau paskui sako, reikės supildyti lentelę, ne? Ir tiek išliko, žinai. Tai ką tada daryti su ta informacija, jeigu matai, kad smėliuko persisijojo per daug ir ten nieko neliko, dar kartelį pabandyti papasakot, patikslinti, nes jeigu žmogus išgirdo tik selektyviai dalį informacijos, paskui mes galim turėti labai ankstyvą kaitą. Justina, ar turi kažkokių firminių klausimų, ką būtinai naudoji pokalbio metu? Jo, turiu. Mano šiaip vienas iš pačių mėgstamiausių klausimų, tai yra, įsivaizduokit, kad turit ant stalo 2 darbo pasiūlymus, abu labai panašus, vienas yra mūsų, kitas kitos įmonės. Neatsižvelgiant į algą, pagal ką rinktumėtės, pagal kokius kriterijus rinktumėtės, kur eiti dirbti. Žodžiu, eliminuoju algą, nes, tarsi, tai yra dažniausiai tas motyvas pas kai kurios pirmoji vietoje, ir tada jie ten galvoja, tuos kriterijus ir dėlioja. Kiti turi jau kažkokį kitą darbo pasiūlymą iš tikrųjų ir tada jau lygina mūsų įmonę ar kitą įmonę. Tada man labai patinka šiaip apstai per pokalbius, šiaip kartais paklaust tų pačių dalykų kitais žodžiais, pavyzdžiui, pokalbio pradžioje ir pokalbio gale. Kad ar mes tikrai apie tą patį kalbam, ar čia buvo toksai ChatGPT tiesiog atsakymas, ar iš tikrųjų tau svarbu yra tai. Tai aš taip labai mėgstu daryti. Bet čia mano firminis klausimas yra tas apie tos. Tai mes išduosim savo firminius, bet geroji dalis, kad kandidatai tikėtina nežiūrės. Tai čia nebent vadovai, jeigu žiūrės ateis pokalbis, tai netaupykit. Gerai, jokauju. Tai aš dar labai irgi mėgstu panašiai kaip tu, bet aš mėgstu klausti, ar šiuo metu kandidatuojat kur nors kitur, irgi neskaitikit įmonių, neklausiu, bet kokios tai yra rolės, kad aš irgi įsivaizduočiau. Pasakoju, kad aš žiauriai noriu tenais dirbti digital, tas mes skaitmeninės rinkodaros agentūroje tenais su SEO, bet paraleliai kandidatuoju tenais, gerai, konkrečių įmonių neminint, sakykime, kokią nors telekomunikacijų projektų vadovų. Visiškai skirtingi. Ir aš tada klausiu, man jau apie motivaciją pradeda kilti klausimai. Tai pagal algą žiūrė dar apie ką. Ir tada pagal tai kitus klausimus jau galvoja, kaip čia pasitikrinti. Nes ten žiauriai noriu, nes jūs būtent tai, ko aš noriu, skaitmeninė rinkodara, būtent tenais tas SEO ir bam, kažkur. Ir net kartais atrodo, patys nesupranta, ką pasakė, kur aš tai klausau, nei ten SEO, nei tenais skaitmeninės rinkodaros. Arba kad išgilini, kad gal, bet žodžiu, ką noriu pasakyti, irgi man tokį vaizdą, lyg tarp kitko pasidomėjau, bet gan platų kontekstą parodo irgi, tai vis tik tai kiek dera, ką sakė vienam klausime, kaip tu gerai sakai, su to, kitam klausime. Aš turiu vieną klausimą, kai kurie kandidatai jo nesupranta, kai kurie labai gerai pagauna, ko aš klausiu. Čia daugiau tie, kurie turėjo tokių neigiamų patirčių. Klausiu, per pirmą savaitę atėjus pas mus dirbti, kas būtų deal breakeris. Aš irgi panašiai mėgstu. Tie, kas turėjo tikrai blogų pačių, jie jau iš karto jau sakys. Tie, kurie nelabai turėjo, net nelabai supranta, ko aš klausiu. Taip. Kažkas tvarkoja. Jo, tiesiog. Jo, tai va čia labai svarbu irgi man, nes kartais tikrai yra tokių žmonių iš tokių įmonių, kur tikrai turėjo tokių įdomių darbų ir įdomių patirčių. Tiesiog įdomu, kas būtų tas toksai key momentas, kas jam nepatiktų, kas jam būtų toksai jau, kur, gal aš vis dėlto persvarstysiu. Atrodo per pokalbį, kaip tu minėjai, ar ne? Per pokalbį čia viskas gerai, mes labai faini, čia visą ką darom, ar ne, ateini dirbti ir tu pamatai, tarkim, gerai, vadovas fainas, bet gal klientas ne toks labai fainas. Galbūt tarp kolegų yra asmenybinių tokių bruožų, kurie nėra labai faini.
Tai va, tai tą svarbu irgi paklausti. Aš dar norėjau papildyti prie jūsų to pirmo klausimo, kurį jūs taip pasidalinot ir papildėt vieną kitą motivacinio, ne? Tai irgi galima klausti, kaip manai, kaip tavo vadovas reaguos, jeigu tu priimsi mūsų pasiūlymą, ne? Ir tada čia labai esminė informacija yra tai, kaip žmogus reaguoja į šitą klausimą. Ne tai, ką jis pasakys, o kaip jis sureaguoja. Nes kartais būna pikdžiuga, kartais būna toks, tiesiog tu matai, kad žmogus to ir tikisi, ir tai yra ir tikslas, ne? Tai vat mums tiesiog reikia susirinkti informaciją, kiek rimtas ketinimas kandidatų yra priimti mūsų pasiūlymą, ar mums reikia ieškoti plano B, ar ne, ar mes galim būti užtikrinti. Aš kartais neklausiu, jeigu įmonė pateiktų kontrapasiūlymą, kiek procentų, kad tu ten liksi, arba kaip nors panašiai tenais, kiek mes rizikuojam, jeigu tą pasirenkam, arba jau kitiems kandidatams sakyti ne, nes tu dar gali grįžęs, apsigalvoti, tiksliau nesakyti dar ne, nes tu gali grįžęs pasakyti, sorry, aš ten lieku, ar jau čia tikrai. Tai irgi matosi, kur ten vieni muistosi, kiti sako, ne, aš ten tikrai ne už ką negrįšiu ir kur kiti tokie. Vat. Ir tada mes jau galim suvesti tą visą informaciją, kodėl nepatinka, tarkim, dėl ko nori keisti darbą ir ar pasiliktų ar ne, ir tada ar mums čia sueina tie kampai ar ne. Koks jūsų požiūris į keistus klausimus darbo pokalbyje? O kas yra keistas klausimas? Ar bus įskrus dar žiogas, jeigu gali būti? O čia šitas keistas, jo. Aš nesu fanė. Ne, aš esu daugiau tokių, ir pagal mano asmenybės tipą, aš toks esu C tipas, jeigu pagal diską, tai aš nesu tų klausimų fanė. Kai kurie mūsų vadovai yra tokių klausimų fanai. Klausiam, kokiu tikslu klausiam, ar ne? Visada tas toksai tikslas, bet šiaip kažkaip mes taip bandom juos mokyti, kad galbūt nereikėtų tokių klausimų klausti, nes ką jie pasako, ar jie pasako jum kažką, ar kandidatui kažką. Aišku, kartais pagal poziciją tokie klausimai faini yra, bet, ne man. Okay. Aš tai visai mėgstu, tik tai, kaip sakiau, mėgstu iš anksto susiderinti, kas iš to klausimo ir ką mes darysim ir kaip mes valdysim reakcijas, kad būtinai paaiškinsim paskui, kodėl mes to klausim. Nes tikrai, kartais pačiam įdomu, tą pokalbį paįdomina, ten kokį nors ten... Tik tais, ko kitau nedarykit, neimkit išgooglinamų ten įdomių klausimų, ten iš top 5 rezultatų, nes tikėtina, kad kandidatas gali būti pasigūglinęs, arba ten mes kokius skatinam tenais Glassdoor'e kandidatų palikti atsiliepimus apie mūsų atrankas ir tenais gali kas nors nuėjęs pasiskaityti. Aš irgi ten kokį mėgau kandidatą SEO ir sakau, čia dabar matau trendiną SEO is dead. Ką tu galvoji šitų klausimų, kad SEO is dead? Visiškai ne, bendras klausimas. Bet labai man įdomu, ar jisai ten sako, ten mokysiuosi, ugdysiuosi tenais ir niekas tenai nedet, tiesiog keičiasi būdai ir čia tiesiog clickbaitas. Ar sako, aš galvoju, gal šalia dar čia kažkokia, tai jūs kai agentūra, tai čia labai gerai, nes galiu šalia ten netsus kokius nors, ar įvyksą pasimokyti, nes jūs tą mačiau turit. Ir tu vėl matai, ten tu nori komandą, kas varytų į priekį tą SEO, o čia sako, gal biškį ir miršta. Tai tada jau matai, kad gal nelabai tinka. Tai aš šiaip mėgstu ir tikrai su vadovais ir aukšto lygio vadovais ir vidurinės grandies vadovais tikrai tų įdomių klausimų būdavo ir man tai jie patikdavo, tik aš kelius klausimus, kaip sakiau, ar mes pasiruošę žinom, kas iš to ir galėsim palyginti kažką iš atsakymų. Ir kitas dalykas, man kas visada labai svarbu, yra pokalbio laiko valdymas. Jeigu mes turime tikslinius klausimus, kuriuos turim užduoti, kuriuos turim pasitikslinti ir jau nespėjame laiką, ir čia da kažkoks tai toksai, cirko klausimas, iš kurio vertės mažai, pabaigt gal pokalbį ir visai smagu, bet jeigu tau laiko užtenka. Bet jeigu mes netelpam ir dar deginam laiką klausimais, kur neaišku, kokia iš jų bus prasmė, tai man jau efektyvumo klausimas pradeda kilti. Ir čia aš sakau tokia rimtuolė, atrankistė čia šalia, neleidžia čia su kandidatu linksmai pasišnekėti viskų, bet tai viskas gerai, bet tada kitur sutilpkim arba kažką pasimažinkim arba dedam ten į kitą pokalbį, kažką stumam, bet tikslingumą išlaikom ir ten planavimą laiko. Dabar tu man priminė, žinok, mes čia vienu metu labai daug samdėm programuotojų ir mūsų programuotojų vadovas, jis toks labai, crazy toks žmogus. Šiaip labai fainas ir turiu tokių ir pomėgių, ir keistus gyvūnus augina, Ir jie su kandidatu ten labai geras buvo, tarp jų vaibelis pagavo viens kitą labai ir ten po to pradėjo apie vorus šnekėti, nes abu augina ir šiaip viskas yra gerai, bet kaip tu sakai, mes tilpam jų laiką, mes žinom, kad mums tinka, mes žinom techninius gebėjimus, tai aišku smagu kur tą ryšį. Faina, mes šiaip mėgstam kandidatų klaust, jau pačiam gale, kokius pomėgius, pavyzdžiui, turi. Tokius kažkiek tą užmegzt žmogišką ryšį, kad nebūtų tiesiog kažkoksai tai toks, nes mes dar su kuo kovojam, tai su tuo, kad esam vokiško kapitalo įmonė, su vokiškais visais tais tokiais stereotipais. Mes norim parodyti, kad nesam labai labai smarkiai vokiški.
Tai va, tai turim to iš tikrųjų. Bet kaip sakai, esmė laikas. Taip, Jo. taip. Mes apie valdymą pradėjom kalbėti, apie laiko valdymą, bet kartais būna situacijų, kai ir kandidatą reikia suvaldyti. Ar pasitaikė jums? Pasitaikė, žinok, iš tikrųjų va, toks pavyzdys, vienas, net sakyčiau, prieš kelis mėnesius, kur per pirmą pokalbį viskas buvo labai gerai. Per antrą pokalbį toks užėjo monologas kandidato ir jau reikėjo jau sakyti, kad okei, jau viskas, jau stabdom. Tai, sakyčiau, tikrai nereikia bijoti stabdyti kandidatų. Tikrai, aišku, mes norim, kad kandidatai išnekėtų, bet kartais jau matom, kad jeigu kandidato monologas trunka, nežinau, daugiau negu 10 minučių, ir tai jau daug 10 minučių yra. Arba šiaip jau į lankas visiškai eina ir tu tiesiog jau klausai ir linksi galvą, nu tada, okei, tiesiog taip tiesiai šviesiai, okei, čia aš jūs sustabdysiu, pereikim prie kitos temos. Aišku, visada gražiai, bet tikrai būna kandidatų, kuriuos reikia labai net kontroliuoti jų kalbėjimo laiką. Tai čia kalbėjo apie situaciją, kai kandidatas per daug kalba. Per daug. Kas dar gali įvykti, kai kandidatą reikia valdyti? Man tai dar ateina labai susijęs su to, ką tu sakai apie per daug kalbėjimą, bet kai būna, kad konfidencialius dalykus pradeda pasakoti, aš stabdau. Man nereikia, ypač jeigu konkurentinė įmonė, aš nenoriu to kažkokios tai neaiškios situacijos. Klientus tenais, projektus, jų dydį, dar kažkas, stop, neklausiau, neprašau, nereikia man ir mums tikrai nebus tikslo, kad kažką atsivestumėt. Tai mes šito vietų ir sustojam. Kalbam, neminėkit kliento, galim vadinti klientas X ten ar kaip norim. Sugalvokit pavadinimą, kuris jums patinka, bet neminėkim. Tai va šita dalis. Kita tai va yra, kai labai plačiai kalba, kita yra, kai kalba lyg ir trumpai, bet neatsako į klausimą. Ir vis tikslini, ir vis neatsako, nors turiu prisipažinti, po 8 tikslinimo aš tiesiog prarandu viltį susišnekėti. Po 8. Wow, atkakliai. Taip, aš daug stengiuosi. Aš su tuo bias valdymu, to nuostatų kažkokių ir kažkuo, kad, gerai, gal aš dar galvoju vis tos kokius 3 kartus, gal neaiškiai paklausiau dar. Dar reikia sumažinti, sutrumpinti klausimą. Konkretinti, pavyzdį duoti, dar kažką. Nors negerai su pavyzdžiais jau prasideda toks kryptingumas. Jau per pavyzdį truputį link atsakymą pradeda krypti, ko nesinori. Bet man va šita dalis dar būna sunku, kad nebūtinai labai daug, bet niekaip neatsako, ko tu klausi ir tu pradedi kvestionuoti, ar aš čia nenormaliai užduodu, ar jisai nesupranta, ar čia jisai tik iš streso nesupranta, ar vis tik tai ir dirbti su juo būtų sunku, nes jisai jau nesupranta, ko klausi. Tai va čia būna sunku. Ir man dar, nežinau, ar galima tai valdymu vadinti, bet gal labiau ne kandidatą valdyti, o situaciją valdyti, kai labai jaudinasi žmogus. Ir būna, kad pradžioj pokalbio, tu matai, kad ten rankos labai dreba, arba jis nesugeba irgi atsakyti klausimą, bet tu matai, kad yra grinai jaudulio, o ne kiti dalykai. Tai yra buvę taip, kad ir sakau, sustojam, atsigeriam vandens dabar. Esu užsisukusi. Sakiau, dabar, kai pradėsim kalbėti, jūs kalbėkite, aš užsisuksiu. Pakalbam truputį su manim užsisukus. Online atitikmuo, aš išsijungsiu kamerą. Pakalbam truputį be kameros. Jūs galite išsijungti ten kokį 10 minučių, kol įsivažiuosim, tada susijungsim, atsisuksiu. Tiesiog va tai pradžiai. Gal jums irgi ten dreba rankos ir pats nervuojas dar, kad rankos dreba. Tai ne fainai. Tai nesakau, kad aš tą dabar darysiu. Aš sakau, gal būtų visai nieko, pavyzdžiui, taip pabandyti. Nes aš matau, kad jaudinatės ir aš tą įvardinu. Ir aš nenorėčiau, kad jaudulys pakištų koją jums, nes aš išsirinkau ten iš CV, aš bandau padrasinti, kad iš CV matom ir tikim, kad jūs galite tikti, nes nori, kad jaudulys pakištų koją, pradedam nuo kažkokių paprastesnių dalykų, aš ten tikrai galiu atsirinkti iš tų klausimų, kurie yra paprasčiausi, ir kad tas jaudulys truputį nueitų, įsivažiuotų šnekėti, ir tada jau ten susijungiam, nes man kūno kalba šiaip vis tiek svarbi ir aš noriu ją matyti. Taip. Bet bent jau pradžioje draugiškai tam žmogui, kaip įmanoma, padėti tenais ją susimažinti. tą stresą matau. Tu man dabar priminei, iš tikrųjų, pati aš esu turėjus irgi pokalbį, kada kandidatas pradėjo verkti pokalbio metu, šnekėdamas apie savo patirtį. Ir tada jau viskas, padedi tos pokalbius į šoną, bandai tą žmogų, tai su juo tai empatiškai bendrauti, kad čia kažkaip, kad žmogus, nes ant tiek yra skaudus klausimas, tai yra buvę tokių iš tikrųjų. Tai labai empatiškai reikia iš tikrųjų per pokalbį žiūrėti kandidatus. Prisimenu, man yra buvę, kad kandidatas ant paslaugų mūsų pradėjo varyti pokalbį atėjęs ir aš nesupratau, ar jis atėjo į pokalbį darbą, ar jis atėjo pas mane iššnekėti, nes klientų aptarnavime nepavyko, nes tenais nelabai apie save, ką nors norėjau pasakoti. Tenais buvo iš tikrųjų valdymo pusės valandos netęsiau. Bandžiau greičiau užvrepinti per 10 minučių, perduosiu, susirašysiu, greičiau sakykit punktus, ten perduosiu, bet jau matau, kad čia ne pokalbio esmė. Tai čia toks link kuriozo, bet iš tikrųjų irgi apie tą tokį suvaldymą. Tik nežinau, ar kandidatas čia tinkamas žodis, bet CV žmogus atsiuntė.
tai labai jau ekstremailas. Arba gal tam tarpe kažkas atsitiko, aš ten iki galo nesupratau, tai, bet ten buvo toks irgi įdomesnis atvejis. Dar žinok, priminė iš tikrųjų apie tuos tokius šiek tiek piktesnius kandidatus. Jų būna, tikrai būna tokių arogantiškų ir gal daugiau, sakyčiau, anksčiau, dabar kažkaip po COVID kaip ir gal nebe. Yra šiaip buvo vienam kandidatui per pokalbį toksai kaip įvyko įsiūčio priepuolis, kažkoks toksai jau, tai ten taip reikėjo irgi panaudoti visokius gebėjimus savo, kad aš žmogau taip nuramint, pabaigt pokalbį, viskas gerai ir, aišku, mes jo nesamtam tikrai. Bet tiesiog, kaip vėliau paaiškėjo, žmogus tiesiog turėjo ligą. Tai va, bet irgi tiesiog tu esi prie mažo stalo, tokio kaip mūsų, ar ne, vien tokiam kambarį ir žmogus kažkoks toks įsiūčio priepuolis užeina. Yra buvę tokių irgi atvejų, kur, tarkim, užduodam kažkokį asmenybinį klausimą ir, nepatinka žmogui, matosi, toks muistusi, atsako, neatsako. Yra buvę, kad pokalbio gale paklausim, jūs turit klausimus, uždavė mum tą patį klausimą. Ir dar su tokiu, kaip atsakysit jūs iš tą klausimą. Pasyv agresyv, tokiu jau, net truputėlį. Jo, tokių būna, tokių emocijų neigiamų valdymo tikrai būna. Aš dabar prisimenu dar irgi, čia labai primenu, viena kitai primenam atvejus. Aš tai prisimenu, kad atėjo kandidatas, kai top levelio vadovų ieškom į pokalbį ir sako, o kada vadovas ateis? Sakau, aš esu čia personalo vadovė ir šitą etapą mes esam sudarę, kad aš vedu viena žodžiu ir kad įmonės vadovas prisijungs jau su tais stipriausiais. O tai tu turi kompetenciją kokią nors mane įvertinti. Sakau, aš dirbu 2 metai su jūsų pozicijos vadovu, mes turim periodinius mytus. Jeigu jums įdomu, kiek aš turiu santykį, tai turim mytus, turim bendrus klausimus, pavardinau, kur mes kartu ten tuos bendrus klausimus sprendžiam. Tai sakau, aš nesu tos ryties profesionalė, bet aš galiu įvertinti, pavyzdžiui, iš savo rolės, kaip kolega, kaip ten tos funkcijos, kur mes kartu darom. Jeigu norit, galima apie jas pasikalbėti. Nors aš turiu savo vis tiek sąrašą, kuriuos man reikia būtinai aptarti su jomis ir, kitaip nebus. Bet, mano interesas yra jam parodyti, kad, nei aš čia įsižeisiu labai, nei čia ką. Ta prasme, gerai, legit klausimas, ar aš galėsiu įvertinti tavo kompetenciją. Galėsiu tiek, kiek galėsiu. Tikslas nėra mano ten įvertinti tavo aukščiausiai tenais, nežinau, specifinės tavo srities žinias. Mano tikslas tuos dalykus, kuriuos aš galiu įvertinti. Ir tu tą turėtum gerbti ir tą mūsų procesą, ir mūsų susitarimą. Nes yra taip įmonėse, yra ten kažkokie procesai, kaip jie vyksta ir tu, neatėjęs vienas tenais koja, neišdauši pas generalinį, nes man nepatiko, kad čia mergaitė kažkiek kalbins. Čia geriausias priešnuodis tokiai pozai yra atsistoti į kandidato pusę. Bent jau parodyti jam, kad žiūrėkit, mano darbas yra ne tik jūs įvertinti, bet ir jums padėti įsitikinti, kad jums įdomi yra šitą galimybę. Kai tik tu atsistoji į jo pusę, tada žmonės nurimsta, nes aš kadangi agentūrose visą gyvenimą dirbus, tai agentūrose tada dar stipriau jaučiasi, nes sako, tai kas čia, aš su tarpininkais kalbėsiu, nekalbėsiu, ten irgi arogantiškų žmonių pasitaiko. Tai kai tik tai pasakai, žiūrėkit, kad čia yra abipusis eismas, aš ir jums padedu, ir klientui padedu, ir mano darbas čia būti jūsų agentų, tarkim, ir pasikalbėkime tada, jeigu ne, tai ne. Tai kažkaip taip nurimsta ir nurimsta tada tie žmonės. Mat dabar mano to situacijų, kai aš pasakiau, kad jeigu jums įdomu iš HR pusės, kaip mes dirbam su tuo vadovu, aš galiu viską papasakoti, jūs suprasit, kiek mes bendradarbiaujam, kiek tam vadovui HR-nių klausimų nugula, irgi, ir aš per tai pradėjau pasakoti irgi kažkaip truputį, fokusas gal pasikeitė nuo to, kur generalinis, tai gerai, tai papasakot, kaip čia jūs dirbat ir kaip čia kas. Jūs jau pradėjot kalbėti, ar turit kažkokių kuriozinių situacijų, ar kažkokių, juokingų situacijų iš pokalbių, ką teko patirti? Aš tai turiu daug. Aš tai vieną, žinok, tai atsimenu tokia tikrai juokinga, kaip juokinga. Tada jau tu galėsi papasakoti, tai iš tikrųjų buvo, pirmą pokalbį paklausėm, kokia asmenybė žmogus žavis. Pasakė, kad Justinu Bieberiu atsistojo ir padainavo dainą. Geras. Bet gerai padainavo? Jo, gerai. Geras. Kaip faina. Tikrai, toks buvo, nekasdienis. Per Teamsinį pokalbį buvo viena kandidatė, kuri paklausus apie pomėgius, pradėjo nešti savo paveikslus. Miela, faina. Tikrai faina, bet juokinga. Taip. Bet nebereikia klausti pabaigoje, ką mėgsti veikti po darbo. Tai va, čia tokie, žinokit, gal iš tokių linksmų, tai šitie du tokie pagrindiniai. Aš kelis išsirašiau pavyzdžius, tai vienas buvo labai įdomus ir man tai kuriozas buvo, nes buvo
vienas vienintelis kartas gyvenime, kai į pokalbį kandidatas atėjo su žmona ir jinai kalbėjo visą laiką, o jis nieko nekalbėjo. Jie dviesi ir įėjo? Jie dviesi. Buvo taip, mes samdėm žmogų, pagrindinis ofisas, sakykime, vienoje vietoje, samdėm kaimo vietovėje, galim pavadinti taip žmogų, pasirinkimas nebuvo labai didelis, ten 2 gal kandidatai ar 3, kurie atitinka reikalavimus. Ir pokalbį, kadangi neturėjom ofisą, darėm kavinėje, atėjo į kavinę vyras su žmona, žodžiu, kalbėjo visą laiką žmona į visus klausimus, vyras nieko neatsakinėjo. Jie buvo užsisakė pavalgyti, sako, jūs vaišinat jo, nes pokalbis, sakau, jo, aš pavaišinu. Tu viena buvai? Jo, aš viena buvau. Po pokalbio pasakiau, ten juokėme su vadovu, haha, hihi, pakalbėjau apie kitus kandidatus, žinok, jeigu atvirai pokalbis, iš tas buvo geriausias su žmona. Tai ką darom? Sakau, on paper tas vyras ir ką pasakojo žmona, viskas labai gerai. Atitinka, tik kad jis pats nekalbėjo visiškai, bet jinai tokia užgožus jį buvo. Ir galiausiai iš tų 3 kandidatų nusprendėm, kad jis on paper geriausiai atrodo, kiti šiaip prastai ten pakalbėjo, ši žmona gerai pakalbėjo ir mes jį pasamdėm. Žinokit, buvo tobulas darbuotojas. Wow. Tik aš iš ko juokdavausi, kad jis iš darbo labai namo neskubėdavo. Labai juokiausi. Čia nieko, nepraplėsiu minties, bet mintis buvo tokia, jis nieko nekalbėjo, bet dirbdamas jis buvo ir proaktyvus, ir gerai dirbo, ir darbštus, ir mums reikėdavo žmogus pusę metų, kitai pusė nereikėdavo, tai tą pusę, kai reikėdavo, jis tobulai dirbdavo, o kai mums nereikėdavo, jis tobulai išvažiuodavo į užsienį dirbti ir grįždavo, kai reikėdavo. Tarsime, idealu buvo. Ir jeigu būčiau žiūrėjęs tai paklai, kad žmona kalba ir jis netiks, tai mes būtumėm neturėję geriausio. Aš tikiu šiuo metu, kad ten buvo iš tų kandidatų iš tikrųjų geriausias. Aš žinok, tyliai laukiau atomazgos ir galvojau, kad jūs pasamdėt žmoną. Aš galvojau, kad gali pagalvoti, bet jinai neturėjo, ko reikėjo, tai pozicijai turiu techninių dalykų, plus jinai laukėsi tuo metu. Supratau. Tai tenais tiesiog fizinis darbas buvo ir tikrai negali statyti nuo rytojaus fizinio darbo daryti besilaukiančio žmogus, kur daug kilogramų. Tai va, tikrai apie tai. Tada kitas dalykas buvo, kur buvo labai nejokinga iš tikrųjų, bet labai, ir jokinga. Kad jo kandidatas į pokalbį atsisėdo prieš mane vyras ir sako, jūs labai graži aura. Tai va. Tiesiog. Ir aš taip kaip mes dabar nutilom, taip ir aš nutilau. Ir nebežinau, ką toliau sakyti, išsišėpiau, tai keistai. Nebežinau, ką sakyti. Tikrai kokią minutę sėdėjau. Paskui mes normalų pokalbį turėjome, visą laiką labai gražiai šypsojosi, ir mane žiūrėjo ir aš visą laiką jaučiausi labai keistai. Tu nepaklausai, kaip kur ta aura, kaip jis... Nepaklausiu, žinok, buvo gana jauna patirtis dar mano darbinė tuo metu. Tikrai dabar gal kitaip daryčiau, bet tuo metu mane žiūri išmušė iš vėžių. Aš labai pasimečiau, tada pagalvojau, kad man vis tiek reikia tą pokalbį, kad negaliu nutraukti jo ir turiu tą mandagumą pokalbį paturėti. Per turėjom visą laiką taip gražiai žiūrėjo ir šypsojosi į mane, aš gaujam tą aurą šviečia. Dieve, dar mes jo nesamdėm, ta prasme, nes nelabai ten atitiko reikalavimą, bet mintis buvo, kad aš šiaip iki šiol atsimenu, kaip komplimentą ten, tokia visiška pieva, bet prisėmiau tau kaip komplimentą. Kitas buvo vairis, kai dirbau, žodžiu, vienam ofise, nuvažiavau į kito miesto ofisą ir kandidatas pamiršo mano pavardę. Aš buvau Katinaitė iki Šaltės. Ir jis atvažiavęs, pamiršęs mano pavardę, Šunaitės pradėjau ieškoti apsaugoj. Ir pradėjau skambinti per visą pastatą, apsauginė atvyko po Šunaitę į pokalbį ir visi sako, nėra čia jokios Šunaitės. Ir pabaigoje pačiai paskambino, aš sėdėjau pas kitą HR kabinetę administravimo, jai paskambino, jis sako, nėra, ir tada mane atsisuka, sako, Sigita, ar nelauki pokalbio, laukiu, sakau, vėluoju, sako, pas tave pačioj Šunaitė. Ir žodžiu, norėjau pas kandidatą, pasiekiau ir paskui pradėjau visose laiškuose labai aiškiai rašyti laiško, žodžiu, pabaigoje, ten ir pradžioj, kad Sigita Katinaitė, prašykit Sigitos Katinaitė, žodžiu, kad nebebūčiau to niekia Šunaitė. Va, o paskutinis, kurį atsimenu, tai liūdnesnis toks, bet irgi, nežinau ar kuriozas, bet liūdnesnis atvejis, gal čia ir prie valdymo labiau kandidatų, bet kur atėjo žmogus ir pradėjo pasakoti man maždaug nuo 3 sakinio, kad mes jo tikrai nesamdysim, dėl to, kad jinai yra mama, turi daug vaikų, tie vaikai serga, kam čia tokios reikia, ir aš jau turėjau vis grąžinti į tai, kad, žiūrėkit, mes iš savo jūs pasirinkom, mes galvom, kad jūs galite tikti, bet mums jau reikia pereiti jūsų patirtį, ne apie šeimą kalbėti, ne apie vaikus, bet apie patirtį darbinę. Tai ten toks buvo, gal pavadinčiau kuriozų, tiesiog dėl to, kad šalia sėdėjo vadovas, kuris iš vis nežinojo, kaip reaguoti, tai tiesiog tylėjo.
Nes jis iškart jau nurašė, kad jinai netiks, nes čia tokia labai negatyvi, mes ten po truputį išėjom ten į kitus dalykus. Man regis, mes jos nesamdėm, nes nuoširdžiai būtumėm samdę tik tam, kad rodytumėm, kad jinai kažko verta, nors jinai nebuvo stipriausia iš kandidatų, tai nebūtų buvęs visai teisingas samdymas, nes netoks kriterijus buvo. Bet gal vadinu kuriozų dėl to, kad tu bandai vesti pokalbį, o žmogus vis grįžta, koks jis niekam tikęs. Tu bandai jį pastatyti atgal ant kojų, jisai vėl grįžta, koks jis niekam tikęs ir ten nieko negali. Tai toks tiesiog kaip pokalbio darbo, psichologinė konsultacija beveik gavosi, o ne darbo pokalbis. Tai va čia gal net ir ne visai prie kuriozų, bet mano galvoje tai tokios prie tos operos. Bet tai yra labai stipru. Aš dažniausiai, kai klausia, ką patartum vyresniem kandidatam, ne? Ir aš sakau, kad pirminis dalykas tai dirbti su savim, nenusistatyti savo prieš save, ne? Nes dažnai ateina ir sako, bet čia, žinai, mateitų mano amžių, tai jau pradeda nuo ko nereikėtų pradėti. Aš vieną kartą turėjau irgi panašų pokalbį, kai žmogus atvirai save plakė, ta prasme, per visą pokalbį. Tai aš kadangi, tarpininko pozicijoje buvau, aš sakau, žiūrėkit, mes galim dabar padaryti eksperimentą. Duokit man savo gyvenimo aprašymą, dabar aš esu jūs, o jūs esate atrankistė. Ir aš dabar pasakosiu jūsų patirtį. Ir aš bandžiau perskaityti tą CV su tokiu pasididžiavimu ir su pasiekimais. Ir jis sako, nemoku aš savęs pardavinėti. Bet bent jau žmogui liko mintis, kad žiūrėk, kiekvieną istoriją gali papasakoti skirtingai ir savęs tikrai nereikia ten muštruoti ir žeminti prieš kitus ypatingai. Taip, tai čia toks, gal pradėjau pasakoti, galvoju, prie kuriozų nelabai palenda, man kažkaip jo į tą mintis labiau nugulė. Keistesni pokalbiai. Aš dar noriu grįžti prie vienos temos, mes jau visai į pabaigą. Justina, tu dalinaisi su manim, kad labai gudriai bandot valdyti stereotipus, ne? Arba ne stereotipus, o galbūt nusistatymus. Ne? Tai papasakok tą savo taktiką. Turime įmonėje tokią taktiką. Žodžiu, būna kartais tokių kandidatų, kur ateini ir pamatai viskas, aš jo noriu, jis pats geriausias, ten forever geriausias. Būna tokių, kur pasakai, kad iš karto ne. Tai kai baigėsi pokalbis, mes su vadovais šnekamės, kad tau labai patiko, viskas gerai, pasakyk nors vieną blogą dalyką. Kur jisai turi tobulėti? Kas yra negerai, ar ne? Nėra nei tobulų kandidatų, nei labai blogų kandidatų. O jeigu yra labai blogas kandidatas, žiūrėk, o kas pasigero buvo? Nebuvo taip, kad žmogus visą valandą buvo vien tik tai blogas. Nėragi šitaip ir jis irgi turi gerų dalykų. Ir tada taip pradeda ir tada biškai toks atrina kritiškesnis mąstymas. Lygiai taip pat mes ir atrankų komandų lygiai tą patį taikom. Tarkim, šnekame su kandidatais telefonu, radom tobulą kandidatą. O kas pas jį blogo? Toksai iš karto biškai norisi taip, kad jau kandidatas labai patiko, atranka trunka, mes visi pavargę, vadovas nori kandidato. Mes ant tą vieną randam, atrodo tobulas, bet mes vis tiek turime jį žiūrėti kritiškai, įvertinti. Tai čia mūsų yra visiškai taisyklė. Labai faina taisyklė, nes padeda sukalibruoti tų tokių ekstremų, ar labai geras, ar labai blogas, sakyčiau, kad grąžina į realybę. Tai ačiū, kad pasidalinai. Ar turit kažkokių receptų, ką būtinai padaryti per pokalbį, ar kaip įskaityti tą kandidatą pabaigai, pasidalinkit savo kažkokiais razinkom. Ką būtinai padaryti, ne? Gal tu pradėk. Man mintis toks visiškai basicas, bet nebijoti tylos pauzių. Kartais būna žmonių, kurie labai bijo tylos. Ir stengiasi tada, ypač iš atrankistų pusės, kandidatas tyli, tada pradant šnekėti, kas galvoja. Išmokti patylėti. Man pačiai tas buvo labai sunku iš tikrųjų, bet reikia išmokti patylėti ir tiesiog klausytis. Ir mano nuomonė, per pokalbį kandidatas turi šnekėti 7%, 3 turi šnekėti 2 kartus su vadovu. Tai ir vėlgi, kas labai svarbu galbūt prieš pokalbį, kad tam vadovui rūpėtų ir kandidatas, ir pokalbis, ir jisai šiaip turi rinktis. Aišku, kaip mes pačios, tarkim, parenkam kandidatus, kurie eina toliau į pokalbį, savo turim tokį klausimą, ar mes pačios norėtume su tuo žmogum dirbti. Tiesiog, ar mums jisai tiktų, gal taip kultūriškai sakyčiau. Tai ir šiaip per pokalbius kreipti dėmesį į kultūrą, į žmogaus požiūrį, nes įgūdžius galima mokytis ir mes visi turim nuolat mokytis ir jeigu žmogus bus
neigiamo požiūrio, tai jokie įgūdžiai nepadės. Čia toksai gal tokie apibendrinantys iš tikrųjų. Ačiū. Aš galvoju, kad turbūt viską beveik išpasakojau, ką atskirai dar paminėčiau nėra, bet kokia man mintis ateina labai susijęs su to, ką tu sakėjai, aš irgi panašiai vadovams sakau, kad visą laiką tu turi pastebėti, jeigu ne minusą pas kandidatą, jeigu jo niekaip nesugebi surasti, tai kaip minimum tada, kur mes jam galim netikti. Nes labai nuostabiam kandidatui mes galim netikti ir riziką gali pamatyti ne per tai, kad jisai kažkur kažką neokei ten pasakė ar pasirodė, kad netiks, bet gal mes kažkokiu lūkesčiu netliepsim ir galim turėti greitą kaitą ar nelaimingą žmogų, stiprų žmogų netinkamai pozicijai. Tai man šitas turbūt dalykas atrodo labai svarbu. Ir turėjau kažkada taktiką, dabar ją truputį esu pametus, nes turbūt jau natūraliau tas gaunasi, bet kai buvau labiau junior, tai kartais turėdavau tokių klausimų nukreipiančių priešingai, negu man reikia. Kaip pavyzdys, žiūrėdavau, ar žmogus kalba tai, ką aš noriu kalbėti, ar išlaiko savo vertybinį pagrindą. Sakau, žinot, būna vadovų, kur užknisa labai. Turbūt turėjo tokį. Kuris vadovas buvo, kur žiauriai užknisdavo? Tragedija koks vadovas, ne? Aš turiu panašių. Tokių visokių, kur truputį tai, ko aš nenorėčiau, kad žmogus turėtų. Ir aš bandau paprovokuoti ir žiūriu, ar jisai žais su manim kartu tą žaidimą, ir jis su manim tuo negatyviu kažkokiu keliu, arba kažkokia vertybė, kuri yra ten prieš mane. Prieš mano požiūrį, ta prasme, ar jisai sakys, nežinokit, aš nenorėčiau ten kalbėti. Taip, kas ėjo praėjo, visi vadovai turi gerų savybių, visi turi prastų, nėra tobulų. Aš savo pagalvoju tiesiog per rizikas ir kur aš esu mačius kažkokių blogų pavyzdžių pas mus viduje, truputį palydint ne į tą pusę. Ir paskui dažniausiai irgi pasakau, kad čia truputį tikslingai tas buvo padaryta, bet aš norėjau pasižiūrėti. Jeigu žmogus pasiduoda, dažniausiai jam nesakau, kad tu čia pasidavei man. Bet jeigu žmogus atstovi savo, tai dažnai pasakau kaip komplimentą, kad žiauriai smagu girdėti, nes mes irgi taip galvojam, bet nors pasičekintos kartais kandidatus. Žiauriai daug mes išnekėjome. Daug. Sakyčiau, kad daug tokių labai patarimų ir receptų, ką galima pokalbėse naudoti. Tai ačiū Jums labai. Už tai, kad pasidalinote ir ačiū, kad klausote, žiūrėjote. Linkime kartu su Justina ir Sigita Jums gerų pokalbių. Jūs klausite podcast'o Žmogiškieji iššūkiai. Kad nepraleistumėte naujų epizodų, kviečiame prenumeruoti laidos naujienlaiškį adresu žmogiškieji.lt. Podcast'ą prenumeruoti taip pat galite per Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher ir kitose platformose. Laidos partneris Audioteka verslui. Nuolatinio tobulėjimo kultūra jūsų organizacijoje. www.audiotekaverslui.lt